Labas vakaras, sveiki. Kviečiu jau prie, prie kompiuterio arčiau. Pasikalbėsim, labai smagu, kad jūsų tiek daug. Aš taip iš lėto truputėlį pradedu, nes dar matau, kad po truputėlį jungiasi žmonės, tai dar kokią pusę minutės taip iš lėto luktelkim. Pasižiūrėkim, ar tikrai, kad visi daugiau mažiau čia spėtumėm susijungti. Jeigu nesunku, kol laukiam tą vieną minutę, parašykit, iš kur jūs esat, ar savo šalį, ar miestą, ten, tarkim, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ar apskritai jūs gal net ne iš Lietuvos. Va, Alina iš Kauno, malonu, nes mes čia iš Vilniaus transliuojam. Taip, Klaipėda, Vilnius, Mažeikiai, Palanga, Šiauliai, super, dar iš Vilniaus, iš Švedijos, Širvintų rajonas, Kretinga, Liuksemburgas, Širvintos, Panevėžys, Klaipėda, Austrija, Birštonas, Trakai. Oho, kokia mūsų geografija, kaip smagu. Rokiškis, Mažeikiai, Molėtai, Vilnius vėl, Anykščiai, Vokietija, Vilnius, Danija. Taip, kaip faina, Klaipėda. O, Klaipėda tai mano gimtasis miestas, aš kažkaip visada nudžiungu, kai kažkas ir iš ten būna. Alytus, Katalonija. O, super. Šiauliai, labai labai malonu. Ačiū, kas rašot, tai aš dabar žiūriu, kiek jau čia po 7:02, turbūt reikia Trakų rajonas, va, Birutė, malonu. Manau, kad po truputėlį mes pradėkim ir kas jau truputėlį vėluoja, tai prisijungs ir tada pratęsim. Tai taip, tai ačiū, kad prisijungėt, pakalbėsim iš tikrųjų. Tiesiog man taip kilo mintis pasidalinti savo tokią patirtimį, nes tikrai daug metų konsultuoju žmonės individualiai ir grupėse ir matau labai tokias pasikartojančias klaidas, kurių atsisakę mes tikrai galim labai, man atrodo, savo pagerinti gyvenimą. Tai pirmiausia, noriu prisistatyti, nes skaičiau, ten jūs rašėte registruodamiesi, ar esate susipažinę su Kuksando ar ne, tai tikrai didžioji dauguma šiandien jūsų tų, kurie apie Kuksando ir mus nežino nieko arba žino labai labai nedaug. Tai aš čia įjungiu tiesiog tokį trumpą aprašymą apie save. Čia tokį, kad šiaip jeigu įdomu, ta tokia oficialioji biografijos dalis. O aš pati tai iš tiesų norėčiau pasakyti, kad mano ta tokia svarbiausia gal gyvenimo dalis šiandien, aišku, čia aš nekalbu apie savo šeimą, asmeninį gyvenimą, bet jeigu kalbu apie tokią profesiją ir šiaip gyvenimą, tai būtent tas Kuksando mokymas ir Kuksando praktika. Ir tradicinė korėjiečių medicina Sasang. Ir būtent šiandien kalbėdama apie sveikatą, apie tas visas problemas ir tas visas klaidas, kurias matau, kurias žmonės daro, tai remsiuosi labai daug būtent šitais dviem fundamentaliais sveikatos mokymais. Ir man iš tiesų labai nepaprastai pasisekė, kad aš abu tos mokymus iš tiesų gaunu praktiškai iš pirmųjų rankų. Su iškiliausiu Kuksando mokytoju, meistru Džin Mok iš Pietų Korėjos, mes susipažinom prieš 19 metų. Keliaudami po Tibetą, mes su vyru keliavom tokį medaus mėnesio kelionę, pasidarėm, ėjom į Šventą Kailašo kalną ir patekom į vieną grupę su tuo mokytoju ir beje, mokytojas rugsėjį atskrenda į Lietuvą, meistras Džin Mok, tai jeigu dar nematėt, galite užsukti pas mus į svetainę kuksando.lt, ten yra keletas ir viešų renginių, kur tikrai labai kviečiam atvykti, jie Vilniuje, bet jeigu turit galimybę atvykti, pamatyti, tai tikrai jis atskrenda su 3 kitais meistrais, atskrenda ir labai garsus meistras Adriano Oliveira iš Portugalijos, gydytojas Dalius Barkauskas, ilgametis olimpinės mūsų rinktinės vyriausiasis gydytojas. Tai tikrai manau, kad verta tokioj kompanijoje pabūti ir pajusti tą Kuksando, tą tokią bendruomeniškumą, tą visą dvasią. Tai aš tame Tibete pirmąsyk ir pamačiau, kaip veikia šitas sveikatos mokymas Kuksando ir kokią galią iš tikrųjų turi kvėpavimas, teisingas kvėpavimas, kokią galią turi teisingas judesys ir akupresūra, kada mes pirštų pagalvėlėmis spausdami tam tikrus kūno taškus galime sumažinti skausmus ir įvairiausias ligas ir negalavimus.
Aišku, labai svarbu suprasti, kad net ir pačios giliausios praktikos yra labai nugenėjamos ir mus dažnai pasiekia nebepilnos ir todėl nebe tokios efektyvios. Tai mums su kuksando irgi yra labai pasisekę, todėl kad kuksando yra nepaliestas. Jis yra toks, koks jisai buvo tada Korėjos kalnuose, nes viešai jisai yra paskleistas tik šiek tiek daugiau negu 50 metų. Jį korėjiečiai labai saugojo šitą mokymą ir mes jį gaunam iš pirmųjų rankų, iš meistro Džinmok, tai jis toks yra, gal kartais atrodo ir, jis labai platus iš tiesų šitas mokymas, bet jis yra labai labai efektingas, jis labai gerai iš tikrųjų veikia. Ir iš tikrųjų tai Lietuvoje, kas įdomiausia, susidomėjimas to kuksando mokymu yra didžiausias po Korėjos. Ir kodėl, tai aišku, mūsų ta paslaptinga pažintis su meistru Džinmok, apskritai tas, daug dalykų, bet manau, kad pagrindinis dalykas yra tai, kad šita sveikatos sistema yra labai labai efektyvi ir jinai labai gerai veikia. Ir šiandien ir šią savaitę turėjau labai daug iš tikrųjų individualių tokių konsultacijų, kai žmonės ateina ir mes sprendžiam jų problemas, žiūrim, kodėl tos problemos kyla, nes rytai negydo simptomų, rytai gydo žmogų. Žiūri, kur tame žmoguje yra, kur ta harmonija pasimetė, kodėl atsirado kažkoks energijos blokas, kur sutriko energijos cirkuliacija. Ir žinokit, taip gera girdėti, kada žmogus, tarkim, ateina jau antrą kartą ir sako, kad vienam nurimo skausmai kojose, kitas pagaliau išsimiegojo, trečiam nustojo burksti pilvas, šiandien vienas žmogus taip sakė, nes būtent ta problema labai, labai kamavo. Ir kažkam nuo krūtinės nukrinta akmuo, kai žmogus negali išbūti ir tame savyje, tame didžiuliame nerime, įtampoje. Ir irgi su viena moterim šnekėjom, jin sako, man palengvėjo, man viskas, aš nebeturiu to akmens. Tai įsivaizduoju, kaip tai yra gera ir gera labai man, kad tikrai matai, kad tas mokymas veikia ir kartais užtenka labai labai nedidelio dalyko. Aš esu baigusi, kaip matot, ir vakarų sveikatos mokslus, nesu vien tik tai rytų, nes man buvo įdomu, kuo šitie mokymai gali vienas kitą papildyti. Aš esu baigusi ergoterapiją, tai yra reabilitacijos krypties studijos. Ir matot, čia tame mano aprašyme yra ir licenzijos numeris. Tai ką tai reiškia? Tai kuksando pagal mūsų įstatymus yra pripažintas Sveikatos apsaugos ministerijos kaip rytų medicinos dalis, rytų medicinos paslauga. Ir mes esame irgi licenzijuojami, taip pat kaip gydytojai, tai reiškia, kad tai nebėra jokios ezoterikos, viskas yra įrodyta šiuolaikiniu mokslu ir ta praktika tikrai yra labai tikra ir labai labai efektyvi. Tai čia taip trumpai apie mane. Aš manau, kad aš pasakosiu jums tai, ką esu numačiusi į tomis temomis, kurias mes ir anonsavome ir pristatėme, o pabaigoje aš atsakysiu jūsų klausimus. Klausimus galite rašyti jau ir dabar, galite rašyti ir po to, aš paskui atsidarysiu tą klausimų skiltį ir mes galėsim su jumis pasikalbėti jums dar rūpimomis temomis, bet norėčiau iš pradžių, kad nesiblaškyčiau nei aš, nei jūsų, neblaškyčiau šokinėdama nuo temos prie temos, tai pakalbėkime apie tai, kas buvo žadėta. Dabar apie ką mes kalbėsim ir kodėl jums, manau, kad tikrai verta likti iki galo. Tai aišku, pirmiausia dėl to, kad į klausimus pasikalbėsim su jumis ir atsakysiu jums dar rūpimus klausimus. Temos. Kaip ir kalbėjome anksčiau, daug labai žmonių ateina ir sako, aš labai sveikai maitinuosi. Valgau tik tai, ką rekomenduoja čia moderniausi tarsi straipsniai ir panašiai. Rekomendacijos, tačiau man vis tiek skauda skrandį, man burbuliuoja pilvas, man pučia pilvą, jaučiuosi visą laiką tarsi prikimštas ar prikimšta, nenurimsta rūgštis, rūgštingumas, refliuksas. Tai pakalbėsim apie būtent tos tradicinės korėjiečių medicinos sasang ir kuksando požiūrį į mitybą. Beje, jis labai labai skiriasi nuo to, ką kalba vakarai. Ir tos ribos yra visiškai kitokios. Tada pakalbėsim būtinai, ar sportas yra lygus sveikata. Nes šičia matau irgi labai labai daug, kad dažnai girdžiu, kad žmogus sako, po darbo lėkiu į sporto salę. Viską darau, atrodo teisingai, bet vis tiek skauda, neturiu energijos, kūnas įsitempęs.
pečiai atrodo, kad čia uždėta kažkas užspausta, traumų įvairiausių pasitaiko. Tai ką darom ne taip, tai tikrai kartais užtenka pakeisti labai nedaug, tiesiog suprasti, tai apie tai irgi būtinai pakalbėsiu, nes matau labai daug pasikartojančių dalykų. Na ir tada yra temos kaip miegas, kad sunkiai užmiega žmonės, paryčiais prabunda. Šią temą aš jungčiau su nerimo tema ir kalbėčiau apie tuo pačiu ir apie sprogstančias emocijas arba emocijas, kurios čia kaupėsi ir niekada neišeina, irgi kas tada vyksta. Ir dar man čia prie šito labai dera, kad žmogus atrodo, sako kartais, aš turiu viską. Aš kaip ir sveikas, kaip ir galėčiau, ir tų pinigų yra, ir visko yra, ir šeima yra, viskas gražu, o džiaugsmo nėra. Kažkokios gyvybės trūksta. Tai irgi kodėl taip atsitinka, kodėl žmonės irgi nebemoka džiaugtis gyvenimu. Tai tokios 3 didelės temos. Ir pabaigoje tai dar norėsiu jums dar, taip kaip aš matau pasakyti, kaip atsirinkti tai, kas tinka. Nes iš tiesų mes, tokiam esam didžiuliam informacijos sraute ir vieni sako, reikia taip daryti, kiti taip, tikrai, ne kiekvienas gali skaityti įvairiausius straipsnius, visą literatūrą ir tikrai labai objektyviai tada turėdamas tiek žinių pasirinkti ir tada kaip pasirinkti teisingai. Tai irgi papasakosiu, ką apie tai kalbėtų rytai ir ką galime pasiūlyti mes, ką aš galiu pasiūlyti ir kaip aš patarčiau spręsti šitą klausimą. Tai va, temos plačios, bandysiu kalbėti apie esmę, labai smarkiai nedaug žodžiauti. Ir pradėti noriu nuo judesio. Beje, priminsiu, kad klausimus galite rašyti jau ir dabar. Aš paskui tiesiog juos nuo pačių pradžių eisiu ir stengsiuosi atsakyti visus klausimams. Mes stengiamės laiko neriboti. Tai jau čia kiek ir jūs turėsit kantrybės išbūti, tai tiek ir kalbėsimės. Taip, noriu pradėti nuo judesio, nes man atrodo, kad tai yra labai aktuali tema. Po to kalbėsim apie miegą, nerimą, džiaugsmą ir pabaigoje apie mitybą. Ir čia tas ir yra, kad sportuoju daug, bet kažkas yra negerai. Tai pakalbėkime apie tai, ar visada sportas yra sveika. Tai pirma, ką noriu pasakyti tiems sportuojantiems, kad aš nesu prieš sportą, aš pati labai myliu sportą ir kai turiu galimybę, mano tai mylimiausia sporto šaka yra lauko tenisas, aš ir vaikystėje daug metų žaidžiau ir dabar, kai turiu galimybę, pažaidžiu taip pat. Tai viskas tas yra tvarkoje ir aš visokį sportą mėgstu ir žiūrėti ir dalyvauti. Bet noriu pakalbėti apie tai, kad sportas nėra lygus sveikata. Ir kodėl? Todėl, kad problema, apie kurią mes kalbam, tai yra judesys. Iš esmės mums reikia kalbėti apie judesį. Kur yra didžiausios problemos, kur aš matau bent jau iš tų žmonių, kurie kreipiasi į mus. Tai pirma problema yra žmonės juda mažai. Antra problema yra, kad žmonės juda chaotiškai arba juda neteisingai. Mažai tai turbūt aišku kiekvienam. Sėdžiu prie kompiuterio, neturiu laiko, truputėlį tingiu, neturiu motyvacijos, tai šalta, tai lyja, tai vėl kažkas. Dabar ką reiškia chaotiškai? Chaotiškai tai reiškia, kad aš nieko nedarau, dirbu, čia kažką organizuoju ir staiga atėjo šeštadienis, ar ten atšilo oras ir aš lekiu su draugai žaisti krepšinio. Atėjo pavasaris, aš visus metus nieko nedaręs, išbėgu pabėgioti. Visą mėnesį nieko nedariau, draugai pakvietė pažaisti tinklinio, nulekiau, bet tada jau atiduodu visą save iš visų jėgų. Tai čia yra chaotiškai ir kas tada įvyksta? Labai dažnai beje įvyksta. Vieną dieną koks nors pokšt, trūksta achilas. Kažkas pasitempė nugarą. Kažkas nuvirto, kažkokia nelaimė atsitiko ir sako, čia nesėkmingai užkliuvau. Nesėkmingai. Nebūna netyčia. Tiesiog kūnas nėra pripratęs, kūnui irgi reikia rutinos. Ir tada, kai kūnas mato, kad žmogus eina iš proto ir daro kažkokią nesąmonę, jisai pasako stop. Ir tas stop gali būti trūkusi sausgyslė, tai gali būti nubrozdintas kelias, lūžusi ranka ar kažkokia trauma, stuburo patempimas. Tai vėlgi, taip kaip jeigu žiūrėti iš tos rytų perspektyvos, tai tos visos problemos jos turi ryšį su mūsų sprendimais. Na ir aišku, svarbiausia problema tai yra tas neteisingas judesys. Ką reiškia neteisingai? Žmogus užmiršta kvėpavimą, užmiršta, kad turi ne 15 ar 20 raumenų, kad turi 600. Ir ne tik, kad jie yra, bet jie dar visi susiję tarpusavį. Ir
Pavyzdžiui, čia galiu pagirti kuksando iš tikrųjų, nes tikrai reta sistema, kuri turi tokį kompleksinį matymą žmogaus. Ir kuksando pratybose mes sugebam paliesti viską, kiekvieną raumenį, išjudinti kiekvieną sąnariuką. Ir kiekvieną raumenį ir sąnariuką, tai aš turiu galvoje nuo kojos piršto sąnario iki kaklo. Viską, per visą kūną. Ir tuos didelius gražius raumenis, ir tuos giliuosius, kurių mes nematom, bet kurie iš esmės ir yra tie, kurie laiko mūsų stuburą. Išjudinam visus sąnarius, reiškia, mes juos sutepam, nes tik judesyje gaminasi skystis sąnarinis, kuris užtikrina sąnario sveikatą. Kas dar yra svarbu judesyje? Judesys negali būti atsietas nuo kvėpavimo ir nuo dėmesio koncentracijos sutelkimo. Kaip ir kūnas nuo minčių. Tai kūnas, mintis, emocijos, protas, visa tai yra nesusiję, kaip mes sakom dažnai, bet tai yra neatsiejami dalykai. Kaip žvakė. Žvakės pavyzdys, įsivaizduokit, yra žvakė, yra kūnas, yra liepsna ir yra energija, šiluma. Jeigu aš patrauksiu kūną, nebus nei liepsnos, nei energijos. Jeigu aš užpūsiu liepsną, liks tik kūnas, kuris irgi, tiesiog yra bevertis ir beprasmis. Tas pats yra su žmogumi. Mes nuolatos turim lavinti visus pradus ir pirmiausia kvėpavimą. Tada judesi, sureguliuoti mitybą, gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, dabar labai populiaru rinkti žingsnius. Ar tai gerai? Tai iš tos rytų pusės žiūrint. Ir gerai, ir blogai. Nelygu, kaip jūs tai darot. Jeigu jūs išeinat į miestą, mišką, pajūrį ir vaikštot ir klausotės paukščiukų, skaičiuojat savo žingsnius, klausotės savo kvėpavimo, žiūrit, kaip ošia medžiai, kas darosi mieste, tada viskas yra gerai. Bet jeigu jūs įsidėjote ausines, kaip aš dabar, ir klausotės podcast'o, klausotės kažkokios tai muzikos, ar kalbatės telefonu su draugais, tada jūs tik tai renkate žingsnius. Ir daugiau niekas su jumis nevyksta. Dabar tas lėkimas po darbo į treniruoklių salę, tai irgi nėra teisinga. Apskritai po įtemptos darbo dienos žmogus pirmiausia turi nurimti ir tik tada pradėti judėti. Nes jeigu jis iš karto bėga, taip žmogui atrodo, kad jisai, tarkim, daužydamas bokso kriaušę ar kažkokį hantelį keldamas, kad jisai išlieja tą per dieną sukauptą stresą ir emociją. Bet iš tikrųjų jis tuo metu gauna tą teigiamą emociją. Kartais kažkokia ir varžybų emocijos tokios būna. Bet stresas tai kaupėsi. Nes tokie dalykai, kaip ir ta pati bokso kriaušė ar tas treniruoklis, tai jisai irgi duoda kūnui streso. Tai reiškia, kad mes iš tiesų viduje viskas kaupėsi ir kažkada tam ateina galas. Kažkada kūnas pasako stop. Tai kas padeda nurimti prieš tą treniruotę, tai vėlgi nurimti gali padėti teisingas prigimtinis kvėpavimas. Apskritai gydytojas, mano jau minėtas Dalius Barkauskas, sporto medicinos gydytojas, jisai sako, kad žmogaus, kuris dar neišmoko teisingai kvėpuoti, apskritai negalima išleisti į sporto salę. Kvėpavimą nuraminti. Kas yra teisingas kvėpavimas? Pagal kuksando teisingas kvėpavimas yra tas vadinamas diafragminis kvėpavimas, tai yra kvėpavimas pačia pilvo apačia. Tai yra, jeigu yra pilvas, tai sakykime, viena ranka virš bambos, kita po bambą galim pasidėti, bet ant pilvo, ne ant krūtinės. Tai turėtų įkvepiant pakilti ta ranka, kuri yra po bamba. Tai reiškia, gana žemai mes kvėpuojam. Vėliau paaiškinsiu, kalbėdama apie nerimą, paaiškinsiu, kodėl ir parodysiu tokį grafinį pavyzdį, kad jums būtų aiškiau. Bet būtent reikia išmokti teisingai kvėpuoti. Ir čia taip pat labai padeda kuksando, pavyzdžiui, tokie atsipalaidavimo pratimai. Jie trunka apie 15 minučių, jie susieti su kvėpavimu ir mes tų pratimų metu labai nuraminam protą, atpalaiduojam kūną ir galim tada pasiruošti ir tada jau po tos tokios pertraukos mes jau galim eiti į tą kažkokią sporto salę. Beje, kuksando pratimus gali daryti kiekvienas, todėl kadangi mūsų pratimų rezultatas tų pratimų priklauso ne nuo judesio grožio, nes dažnai žmogus sako, oi, aš nelankstus, man neišeina, man aš jau čia nieko nepadarysiu. Tai čia šitoj sistemoje yra ne bėda, nes ne judesio grožis yra svarbu, o svarbiausias dalykas yra, kad
būtent susitelkimas, koncentracija ir sąmonės valdymas. Tas mes vadiname tai minties judesiu, nežinau, ar jums yra girdėtas toksai terminas. Nes rytuose, rytų medicina sako, kad pirmiausia atsiranda mintis. Paskui mintį eina energija ir paskui energija tada jau judesys. Tai reiškia, jeigu žmogus nepadaro pratimo, pavyzdžiui, aš negaliu atsilenkti, bet aš galiu gulėti ir aš galiu įsivaizduoti, kaip aš atsilenkiu, susitelkti ir įsivaizduoti. Ir vieną dieną aš pakilsiu. Ir aš turėjau tokį pavyzdį pačioj savo kaip mokytojos Kuksando tokios karjeros pradžioje. Tai kada iš tiesų atėjo pas mane moteris labai silpna po kelių insultų, labai sunkiai ėjo, pasiramstydama į sieną ir aš ją pasiguldydavau ir sakydavau, jūs truputį bandykit kilstelti. Ir jai visiškai nepavykdavo, aš sakydavau, bet jūs įsivaizduokit, kaip jūs keliatės, o aš jums palaikysiu kojas. Ir aš matydavau iš jos veido, kaip jos tiesiog raumenis įsitempia, aš matau, kaip jinai įsivaizduoja, kaip jinai kyla. Ir žinokit, 3 mėnesiai, lygiai 3 mėnesiai, atydavo 3 kartus per savaitę ir jinai šokinėjo, ne tik, kad pakilo į tą pratimą. Tai tas minties judesys niekada neturi būti nuvertintas, jis yra labai labai stiprus visose mūsų gyvenimo srityse. Ir apskritai, koks tas judesys yra sveikas. Tai pirmiausia, judesiui reikia laiko. Jeigu žmogus atlėkia į sporto salę ar kažkur ir žino, kad jisai privalo padaryti kažkokią programą ir jisai skuba ją daryti, nes ją reikia padaryti, pasidėti varnelę, viskas padariau, dabar galiu ramiai gyventi, toks judesys nebus geras. Jis vis tiek turi būti sutelktas, jisai turi būti teisingas, jisai turi būti apgalvotas. Judesys turi būti malonus, negalima daryti, kai skauda, negalima plėšti, negalima tempti, persitempti. Kaip ir pavyzdžiui, kai žmonės klausia, kaip padaryti lotosą, atsisėsti lotoso pozą, kaip atsisėsti tas kojas plačiau, ar ten kažkoks lankstesniu, kaip tapti. Tai jokių būdų neplėšti, nurimti. Jeigu nurims protas, atsipalaiduos raumuo. Atsipalaiduos raumuo, jūs atsisėsti taip, kaip jūs norite. Tai čia padeda kvėpavimas, padeda meditacijos. Beje, net Kuksando meditacija yra su judesiu, tai tokiu būdu apskritai ypatingai atsipalaiduoja visi raumenys ir kada mes keičiam pratimus, atsipalaiduoja raumenys, tuo pačiu kūnas tvirtėja, labai stiprėja diafragma, nes mes laik kvėpuojam tą pilvo apačią, plaučių tūris ir pajėgumas, tai net meditacijos metu mes galim judėti teisingai ir stiprinti savo kūną. Tai taip, tokia trumpa įžanga į judesį. Manau, kad tokie esminiai dalykai, nes tikrai kartais žmogui tai reikia sutelkti mintį ir išmokti kvėpuoti. Ir jau pamatytumėt, kaip iš karto pasikeičia, nes jeigu mintis yra sutelkta, jeigu jūs esat čia ir dabar, kai jūs darot judesį, jūs nepatirsit traumos, todėl kad jūs pajusit anksčiau nemalonų pojūtį, negu jūs kažką savo pasidarysit. Jeigu jūs esat su ausinukais, su televizorium, kažkur ten kažkas skamba, vyksta ir jūs darot kažkokį pratimą, tai jūs jį darysit iš inercijos ir kažkur bus trakšt ir viskas. Tai va, tokie reikalai su tuo judesiu. Labai dabar noriu pereiti prie kitos temos, nes tas laikas mūsų kaip ir bėga, norėtųsi jo gal ir daugiau. Tai yra miegas, nerimas, įtampa, emocijos nebevaldomos ir tas gyvenimo džiaugsmo nebuvimas. Čia vėl grįšiu prie Kuksando ir prie tradicinės korėjiečių medicinos Asang. Kuksando yra rytuose ir tame Kuksando visa ko pagrindas yra energija. Tai yra ta gyvybinė energija, kuri, priklausomai nuo šalies, vadinama vienur či, kitur ki. Rytuose kiekvienas nuo vaikystės, nuo gimimo praktiškai žino, kas yra ta energija, ta či, ki. Mes vakariečiai dažnai žvelgiam truputėlį skeptiškai ir sakom, kokią čia energiją galim stiprinti, juk stiprinti galim raumenį kažkaip, ar ne, iš kažkokią tabletę išgerti, jeigu kažką skauda. Apie tai, kad galvotumėm taip kaip rytuose. Žmogaus kūnas sutvertas taip, kad jis pats gali išgyti, jis pats gali išspręsti labai daug problemų. Labai gali sumažinti skausmus. Ta savireguliacija, kada yra atkuriama, žmogaus kūnas tvarkosi pats. Tai ypač tokius nerimo sutrikimus, nemigos, emocijų labai galima valdyti būtent sutvarkius tą energijos cirkuliaciją.
Ir jeigu kažkas ateina, tarkim, su kažkokia problema, tai labai dažnai rytuose, bent jau Korėjos tradicinės medicinos Asan klinikose, galima išgirsti labai paprastą paaiškinimą. Jums sutriko energijos cirkuliacija. Ir tada, kaip ją atkurti, čia jau yra klausimas. Tai pavyzdžiui, Kuksando moko tą daryti ir sutelkti tą energiją ir užtikrinti jos visą cirkuliaciją. Dabar kas yra ta energija? Energiją mes gaunam iš žemės su maistu, kaip maistą ir su tuo pasisavinamomis įvairiausiomis naudingomis medžiagomis. Ir gaunam energijos kitą dalį, gaunam iš dangaus su oru, su ta visa energija, kuri yra čia. Kūnuose mūsų ta energija susijungia ir jeigu viskas yra gerai, jinai cirkuliuoja ir jinai maitina visą kūną. Dabar kaip atrodo tas visas, ta cirkuliacija, tas energijos ratas. Vėlgi, aš šiaip dažnai šitą ratą vis paišau, bet noriu šiandien dar kartą nupiešti, nes mačiau, kad daug žmonių yra naujų. Ir galvoju, kur aš tą juodą markerį pasidėjau, kažko nematau, bet nupiešiu su raudonu, nebent kažkuris tai čia man atsirastų. Taip, dabar aš tik tai pasižiūrėsiu, ar jums matosi. Aha, atsirado, ačiū labai, juodas mano markeris. Štai, dabar įsivaizduokit čia tokį žmogelį, jau kas matėt, galbūt šitą energijos ratą, bet jis yra labai svarbus ir iš tiesų jį galima piešti ir piešti, nes kiekvieną dieną galima apie tai prisiminti. Tai štai, yra žmogelis, čia yra širdis, čia įsivaizduokim yra inkstai. Rytuose ir pagal rytų mediciną širdis yra ugnies elementas, jeigu gal esat girdėję apie 5 elementų teoriją. Inkstai yra vandens elementas. Mūsų, šiaip jeigu į gamtą žiūrėsim, natūraliai, karštis, ugnis, jeigu uždegat ugnį, jinai kyla aukštyn, vanduo, inkstai vanduo, leidžiasi žemyn. Jeigu paleisit vandenį, jisai kris žemyn. Jeigu taip yra ir žmoguje, visos emocijos, visas karštis, visas stresas, nerimas, viskas kaupiasi čia. Krūtinėje, galvoje, ypatingai čia. Tas visas toksai, skausmas, tas akmuo, arba kiti sako karštis. Ir jisai kaupiasi ir jis vieną dieną sprogsta. Jis vis tiek sprogsta, nes praktiškai beveik visą laiką, jeigu nesikaupia, tai jis lieka tokiu akmeniu, tokia stagnacija ir čia nuo čia prasideda tas baisus stresas, peraugantis į skausmus, į nemigą, į paskui jau vėliau ir įvairiausias ligas. Ką reikia daryti? Mums reikia šitą širdies karštį, ugnį, nuleisti žemyn, kad jisai nusileidęs tas karštis įkaitintų, kalbu metaforomis aišku, įkaitintų inkstuose esantį vandenį, vandens elementą. Vanduo įkaitęs, įsivaizduokit, įkaito vanduo, jisai tokiais tarsi garų pavidalų kyla aukštyn, maitina stuburą. Stuburas iš stuburo kanalais patenka į visus vidaus organus, maitina visą mūsų kūną. Tada čia viršui, tarsi tie garai vėl kondensuojasi, virsta vandeniu ir šliūkšteli ant ugnies, vėl ant tos ugnies ir vėl ją spaudžia žemyn. Žiūrėkit, kas vyksta. Užsisuka ratas, teisingas ratas ir tas ratas būtent ta energijos cirkuliacija, jinai keliauja per visą kūną ir maitina visą kūną. Ir čia yra atsakymas, kad jeigu tas ratas sukasi taip, tai čia yra atsakymas į labai daug klausimų, kuriuos aš matau, kur jūs rašot. Ką daryti, jeigu tokia liga, ką daryti, jeigu kitokia liga. Pirmiausia, jūs turite užtikrinti, kad būtų cirkuliacija. Nes liga tai jau yra pasekmė to, kad pas jūs čia sutriko. Tai pirmą mes atkuriam čia, o tada gali kažkurie simptomai labai smarkiai pasitraukti. Kaip atkurti tą cirkuliaciją? Paaiškinau, kas turi būti, bet dabar ką daryti? Ir čia yra vėl grįšiu prie kvėpavimo, prie teisingo, prigimtinio žmogaus kvėpavimo pilvo apačia. Nes kas įvyksta? Turbūt esat girdėję apie diafragmą. Yra toks raumuo, kuris dalina kūną tarsi į 2 dalis. Ir kada mes įkvepiam, jeigu mes įkvepiam krūtinę, tai diafragma juda minimaliai, toks čia tiesiog vibruoja taip. Ir tada tas visas karštis, ugnis, jinai lieka čia. Jeigu mes sugebam diafragmą įkvėpdami nuleisti žemyn, nors čia aišku tą rodiklį jau per žemai, bet aš taip irgi truputį hiperbolizuoju, kad jums būtų aiškiau. Jeigu mes diafragmą nuleidžiam žemyn, o jinai nusileidžia tada, kada mes įkvepiam, įsivaizduokit, jeigu čia yra bamba, tai jeigu mes maždaug šitą vietą įkvepiam po bamba, įkvepiam, čia pilvukas išsipučia, diafragma nusileidžia. Diafragma nusileisdama stumia tą karštį žemyn ir tada užsisuka tas ratas. Tai reiškia, jeigu mes kvėpuojam ramiai, giliai, žemai,
mes tuo kvėpavimu galim užsukti šitą ratą. Tai čia yra pirmas atsakymas, kaip užsukti cirkuliaciją, tai yra kvėpavimas. Antras atsakymas, bus labai sunku kvėpuoti, jeigu bus labai, tarsi kvėpuoti po truputį jums gali pradėti pavykti, bet energijai cirkuliuoti turi būti atsipalaidavęs kūnas, čia toks irgi uždaras ratas, turi būti atsipalaidavęs raumuo ir išjudinti sąnarį, nes jeigu sustingęs raumuo, ta energija negali pratekėti. Vien kvėpavimo irgi neužteks, tada reikia judesio, jau ką tik pakalbėjom, to tausojančio, tokio sveiko judesio, kuris išjudins visus sąnariukus, ties kiekvienu raumenuku padirbės, kad išsitemps tas raumenukas, atsipalaiduos. Ir tada, kai yra judesys, kvėpavimas, energija pradeda judėti. Tada dar sutvarkom mitybą, tai reiškia tą iš žemės gaunamą energiją. Ir jeigu dar kažko trūksta, galim spustelti kokį tai akupresūros tašką ar pasinaudoti akupunktūros paslaugomis, tarkim, jeigu mes kalbam apie rytų mediciną, žinoma. Kai kuriais atvejais, aišku, ten rytuose taiko ir žolinius preparatus, ten jie daug labai daro tokių įvairiausių. Tai va, tai čia yra energijos ratas. Ir kada ta energija taip sukasi, nebelieka čia tų emocijų perkrovos, nebelieka to nerimo. Mes netampam abejingi, bet mes, kas tada vyksta? Mes skaidriau ir aiškiau matom problemas. Mes nebesureišminam, mes, man atrodo, ar šiandien ar vakar dar kalbėjom su viena moterim apie tai, kad kai atsiranda problema, tai jinai sako, aš labai daug galvoju, aš tai galvoju, kaip spręsti, o gal taip, jeigu net išsprendžiau, galvoju, ar gerai padariau, o gal reikėjo kitaip. Ir visą laiką galvoju. Tai ta cirkuliacija, jinai padarys taip, užtikrins tai, kad jūs mažiau galvosit, nes vakarų žmonių problema ir yra ta, kaip mūsų meistras Džinmok iš Korėjos sako, too much thinking, per daug galvojimo. Sako, jūs visi per daug galvojat, jums reikia nuraminti protą. Kai tas protas nurimsta, o jis ir nurims, jeigu taip kvėpuosim, jeigu teisingai judėsim, ta energija pradės cirkuliuoti, nurims protas, užmigsit, pramiegosit visą naktį ir ryte bus kita energija, absoliučiai kita energija. Tai va čia tas dalykas, tas ratas yra toks labai paprastas atsakymas į daugelį klausimų. Aišku, jisai iškelia kitas problemas. Reikia skirti laiko savo, reikia daryti, nes šitie dalykai patys nepasidaro. Ir tai yra ne tabletė. Čia reikia daryti, reikia motyvuoti save. Ir kada mes kvėpuojam, ritmiškai kvėpuojam pačią pilvo apačią, kas dar vyksta kūne, kas susiję su tuo džiugesiu, gyvenimo džiaugsmu. Turbūt esat girdėję, kad laimės hormonas yra serotoninas. Ir apie 80% laimės to hormono serotonino gaminasi būtent žarnyne, pilvo apačioje. Ir jisai gaminasi tada, kada žmogus ritmiškai kažką daro. Pavyzdžiui, kramto gumą, ritmiškai eina, bėga ristele. Bet jeigu žmogus vienodu ritmu kvėpuoja pilvo apačią, stimuliuodamas, nuleisdamas diafragmą kiek galima žemiau ir taip stimuliuodamas žarnyną, tai žarnyne tas serotoninas pradeda gamintis labai greitai ir jo labai daug. Ir atsiranda džiaugsmas. Sugrįžta tas gyvenimo džiaugsmas. Tai va, visur atsakymas yra pirmiausia kvėpavimas, tada judesys, o tada visi tie priedai, mityba, gyvenimo būdas, akupresūra, akupunktūra ir panašus dalykai. Na tai tarsi apie kvėpavimą truputį pakalbėjom. Pakalbėkime apie mitybą. Čia liko tokia irgi labai svarbi ir iš tiesų labai fundamentali tema. Beje, kvėpavimo Kuksando turi mokyklą ir labai, labai gerą. Nesakau, kad išsyk kiekvienas išmoks gavęs patarimą, būna, kad kartais žmonėm ir užtrunka, nelygu kiek to streso yra, kiek laiko jau visą tai tęsiasi, kokios ligos kamuoja, bet tikrai yra metodikų, kurios labai labai padeda tą kvėpavimą nuraminti, mintį sutelkti ir tą cirkuliacijos ratą įsukti. Na tai dabar apie mitybą, ta dar viena dalis, ta žemės energija, kuri ypatingai didelę reikšmę turi mūsų sveikatai. Tai šičia su šita problema aš susidariu ypatingai dažnai, nes praktiškai visi žmonės, kurie ateina, visi sako, bet aš tai valgau sveikai, aš tikrai valgau gerus produktus, bet man vis tiek pučia pilvą, man burzgia tenai, man atrodo, kad aš pavalgau, kaip jaučiuosi kaip prikimštas, aš tenais nesituštinu po kelias dienas, ar ten daug tokių įvairiausių problemų. Ir
Aš matau, jeigu žiūriu iš būtent rytų, būtent tradicinės korėjiečių medicinos perspektyvos, tai aš matau vieną labai labai didžiulę klaidą, kad vakaruose yra tos pačios mitybos taisyklės skirtos visiems žmonėms. Tai reiškia, ir aš, ir mano vyras, ir mano vaikai iš esmės turi išgerti tam tikrą skaičių stiklinių ar ten litrų vandens per dieną, turi valgyti viską, kas ten žalia, turi valgyti ten tokį maistą, kitokį, ten tiek gramų mėsos per savaitę, tiek gramų žuvies, neviršyti to, nesumažinti kito. Rytuose taip nėra. Rytuose, ypač, aš labiausiai kalbu apie Korėją, nes ten aš būnu, ten aš su jais bendrauju, ten aš mokausi daug metų, tai aš kaip ir atstovauju tą pusę, bet nebejoju, kad ir kinų medicinoje dabar irgi šios metus irgi skyriau labai daug laiko kinų medicinai, tai irgi yra labai panašu, todėl kad kiekvienas mes esam labai labai individualus. Ir jeigu, pavyzdžiui, vienam žmogui, pasakysiu paprastą pavyzdį, kuris vasarą tai ypatingai man dabar yra toksai kasdienis. Vienam žmogui, pavyzdžiui, salotos ir žalių salotų ir agurkų salotos sumaišytos bus labai labai sveikas maistas, o kitam bus visiškas peilis. Nors atrodo, jeigu jums reiktų išsirinkti iš produktų sąrašo, turbūt jūs tuos produktus pridėtumėt prie tų sveikųjų, kur aš tikrai valgau labai gerus sveikus produktus. Tas pats su pomidoru. Tas pats su karvės pienu. Vienam visiškai negalima, o kitam galima. Kitam gal kartais net ir reikia. Pieno ar jo produktų. Ir kai sakau produktų, tai aš turiu galvoje ir visus sūrius, ir visus jogurtus, ir kefyrą. Kefyrą dar kartais paliekam, nes jis toks rūgimo produktas, bet jogurtai, sūriai, varškės, sviestas, pienas, karvės. Yra dalis žmonių, kuriem tai yra iškart reikia išimti. Ir žinokit, jie, tarkim, išbraukia pieną, viskas. Pasibaigė visos problemos. Ir taip galime keliauti per visus produktus. Kodėl taip yra? Sasang vadinasi ta tradicinė korėjiečių medicina, jinai skirsto žmonės į 4 tipus. Pats sasang reiškia 4 tipai išvertus iš korėjiečių kalbos. Ir tuos tipus jie suskirsto pagal vyraujančią žmogaus energiją, nes mes visi, kaip ir visata, kaip ir žmogus, susidedam iš yin ir yang. Turbūt esat girdėję, matę paveiksliuką, balta ir juoda, saulė ir mėnulis, šilta, šalta, priekis, nugara. Apačia viršus, linksma, liūdna, visos tos priešybės. Bet tos priešybės po vieną jos tarsi neturi prasmės, bet prasmę sukuria jų harmonija arba disharmonija, jų sąveika. Ir pavyzdžiui, vienam žmoguje vyraus prigimtinai, čia iš prigimties, vyraus yin energija, kitame yang. Yin yra šaltis labiau, yang yra karštis. Ir pagal tai tada dar sasangas skirsto tuos yin į 2, ir yang į 2. Bet esmė yra tokia, jeigu paprastai kalbėti, tai yra karštas žmogus ir šaltas žmogus. Ir taip nors galiu pasakyti tokius pagrindinius, gal tokius bruožus, tai sakykime, yin tipo, to šaltesnio tipo žmonės dažniausiai yra, tokios ramesnės natūros, lėtesni, labiau viską apgalvoja, prieš priimdami sprendimą dažnai pagalvoja. Arba jeigu greitai priima sprendimą, tada ilgai galvoja, ar teisingai priėmė. Tada turėtų turėti polinkį į tokią ramybę, gebėjimą mėgautis savimi, mėgstantis labiau vienatvę arba vertinantis vienatvę, gal taip galima pasakyti. Yang tipo žmonės yra greiti, aktyvūs, karšti. Jie labiau vertina buvimą tarp žmonių, pasikrauna nuo žmonių, jiem nereikia pabėgti nuo žmonių ir pabūti truputį namie, truputėlį pailsėti ir tada vėl kad galėtų grįžti. Gali daryti labai daug darbų vienu metu, aišku, kruopštumas tada dažniausiai nukenčia, bet šitie žmonės yra labai empatiški, irgi turi labai daug atjautos ir supratimo. Ir labai įdomu, kad yang žmonių tokia vyraujanti emocija yra pyktis, o yin žmonių tai yra toks labiau tokia, džiaugsmo turi daugiau tokio apmąstymo, o yang tipo žmonės turi daugiau pykčio tos energijos, bet pyktis, pavyzdžiui, labai padeda virškinti rytų medicinoje. Tai irgi nėra vien bloga savybė, pyktis stumia tą progreso tokį variklį. Tai va, taip paprastai pasakius atrodo viskas labai paprasta, bet iš tikrųjų mes gyvendami
nuo aplinkinių brukamos nuomonės, nuo gyvenimo taip susikloščiusio, mes labai perimame kitų tipų savybės. Ir patikėkit, kai pas mane ateina žmonės, kartais mes sėdim ir po kelias valandas ir aš dar namie sėdžiu, dėlioju viską, ką išgirdau ir ką užsirašiau, kol vis dėlto nustatau tą žmogaus tipą, nes suklydus padarysi visus kitus toliau sprendimus, čia kaip diagnozė tas tipas. Tai taip ką dabar išgirdot, taip labai vienareikšmiškai ir greit nepriskirkit savęs. Čia reikia, tai yra iš tiesų sasangas yra rimta medicina. Ten tai ją studijuoja lygiai taip pat kaip vakarų medicina pas mus. Labai labai daug metų aš studijuoju jau, kiek aš dabar studijuoju, 5 metus turbūt. Aš tokiam Amerikos sasang institute studijuoju, prieš tai vis važinėdavau į Korėją ir bendraudavau su meistro Džinmok žmona, kuri yra labai gera rytų medicinos gydytoja, dabar pas ją kaip tik stažavausi klinikoje keletą savaičių šią vasarą. Tai va, bet čia kita tema. Tai dabar kas iš to, kad mes nustatom tą tipą? Tai jeigu, tarkim, yra, sakykime, aš esu jan žmogus, aš esu karštas žmogus, reiškia maisto, man reikia šalto. Reiškia, aš maisto produktus turiu rinktis tos yin, kurios turi daugiau energijos. Taip aš yin energijos gaudama su maistu, aš po truputį atkuriu organizme harmoniją. Lygiai taip pat yin tipo žmogui, šaltesniam, reikia karštesnės energijos maisto, kad jis irgi jį gaudamas labiau būtų harmonijai. Tai čia aišku galima labai daug kalbėti ir mokytis ir mes beje, jeigu jums sudomino šitą temą, nes bent man tai čia yra, aš turbūt visą gyvenimą tą sasangą studijuosiu, tai mes kaip tik nuo spalio mėnesio pradėsim tokius didelius mokymus, kuriuose bus ir mokymas apie sasangą ir tą tipo nustatymą, aš pabaigoje papasakosiu. Tai trumpai galiu pasakyti, kokie tie produktai. Tai pavyzdžiui, aišku, tas karštas maistas tai bus prieskoningesnis, aštresnis, karštas, iš tikrųjų pašildytas. Šaltas bus labiau atvėsintas, gali būti termiškai neapdorotas. Jeigu taip lygint produktus, tai pavyzdžiui, vištiena yra labai karšta mėsa, pagal sasang, kiauliena yra labai šalta. Tai pavyzdžiui, aš kaip jan žmogus, jeigu valgau mėsą, man reiktų kiaulienos. Jeigu kažkas yra yin, mano kolegė Eglė, kuksando specialistė, kuri čia šalia sėdi, jūs jos nematot, bet jinai daro visą tą didžiulį darbą. Užkadrinė, jinai yra yin žmogus ir jai reiktų tada vištienos. Tarkim, žuvis karštesnė yra lašiša, o visos kiaukutinės gerybės, austrės ir taip toliau, jau jos yra šaltos ir jos jau tiktų labiau jan tipui. Tai tarkim, miežiai yra labai šalta kruopa, o avižos yra labai karšta kruopa. Ir taip, kiekvienas produktas jisai turi ir mes pagal tai dėliojam, pagal tai, kur žmogus dar, aišku, turi kažkokių problemų, kažką išbrauki, kažką pridedi. Ir kartais, nors sakau, kartais užtenka jan tipo žmogui, beje, karvės pienas ir produktai. Tinka yin tipo žmogui, ne. Bet tinka ožkos pienas. Tai va, kartais užtenka išbraukti tą salotą, agurką ir pieną. Ir žiūrėk, žmogus jau po savaitės jaučiasi kur kas geriau. Tai va, ir aš galvoju, kad aišku, jūs čia daug visko išgirstat. Ten visko, tai yra dar vienas toks informacijos srautas, kur jau jūs gaunat iš įvairių šaltinių. Kaip apskritai atsirinkti, kas yra gerai ir kas yra negerai. Tai aš pasakysiu taip, kad aš siūlyčiau pradėti nuo sistemos. Nesirinkti kažkokių pavienių padrikų dalykų, bet pasirinkti sistemą, kuri yra patikrinta 100 ar 1000. Pavyzdžiui, kaip toks kuksando mokymas. Jisai yra vienas seniausių, greičiausiai, šiaip turbūt jis yra pats seniausias iš visų žinomų žmonijoje sveikatos mokymų. Tai įsivaizduokit, per 1000 metų žmonės tikrino, žiūrėjo, kaip veikia judesiukas su įkvėpimu, su iškvėpimu, kas būna, kai tą suvalgai, kas būna, kai paspaudi tašką. Ir jie sukūrė tobulą sistemą, kuri tinka žmogui. Tai ją reikia tik paimti ir daryti. Nes kada mes ieškom po gabalėlį, mes savo, kaip sakom, aš savo susikūriau, aš labai daug apėjau ir susikūriau savo tobulą sistemą. Tai aš labai dažnai sulaukiu tokio truputėlį ir tokio gal ir pykčio kartais iš tos auditorijos pusės. Mes negalim susikurti savo tobulos sistemos, todėl kadangi mūsų laikas šitoj žemėje yra labai ribotas ir mūsų žinios yra ribotos. Tos sistemos jau yra sukurtos.
Ir daug sveikiau būtų paimti ir ją naudotis, nes dažnai kurdamiesi sistemą savo, mes ją pritaikom savo silpnybėms, nes visą laiką tai, kas mums yra reikalingiausia, daryti būna sunkiausia. Pavyzdžiui, jeigu labai labai aktyvus, karštas jan žmogus, ateina, aš jam dažniausiai paprašau, kad jisai pasiūlau daryti tokią ramią meditaciją, kuriam reikia pasėdėti ir pabandyti nuraminti mintis, tiesiog pabūti be minčių. Jie labai nenori jos daryti, todėl kad labai sunku. Jiem yra lengviau bėgti, eiti, daužyti tą bokso kriaušę, organizuoti kažką, atsisėsti yra sunku ir aš žinau, ir man buvo labai sunku. Jin žmogui, kaip tik, tu jam tik pasiūlyk pasėdėti, jisai sėdės visą dieną ir dar kitą dieną pasėdės. Bet tai jam negalima sėdėti. Jau jį tu tada judini, jau tada jau tam duodi kitokią meditaciją, kitokį judesį. Tai vat kuksando visą tai turi. Turi vat tą, kad kiekvienam žmogui. Tai aš tą ir sakau, kad pats savo dažniausiai neprisitaikysi, nes vis tiek žiūrėsi kažkokį tokį palengvinimą truputį savo susikursi, arba susikursi sistemą, kuri padės išspręsti kažkokį ten vieną dalyką, pavyzdžiui, ten kokį ten pilvo presą padaryti ar ne, kuris ir vėlgi klausimas, ar neužspaus organų paskui ir ar nesutrikdys kvėpavimo, irgi kiek jo reikia, kiek yra ta riba tarp grožio ir sveikatos. Tai va, tai aš siūlyčiau rinkti sistemą ir aš esu kuksando žmogus, aš beveik 20 metų esu su šitą praktiką ir man jinai padeda ir gyvenime asmeninėme, ir darbe, ir aš galiu padėti kitiems. Bet labai drąsiai galiu pasakyti, kad jūs galite rinktis bet kurią fundamentalią rytų sistemą, jeigu jūs tikrai imat sistemą, ne gabaliuką, ne kažkokią asaną, ne kažkokį gabalėlį meditacijos, bet visą sistemą. Tai ar jūs eisit į jogą, ar jūs eisit į kuksando, ar jūs eisit kažkur kitur, bus labai gerai. Bet jūs turit pasirinkti ir eiti. Kad nedaryti taip, kad savaitę čia, savaitę ten, tada po kitą mėnesį nueisiu dar kažkur. Reikia pasirinkti ir tik tada bus rezultatas. Tai aš visada už tai. Ir antras labai svarbus dalykas yra pasirinkime. Jeigu jau pasirinkot sistemą, aišku, jūs turit pasirinkti mokytoją. Tai reikia rinktis mokytoją, kuris tikrai gebės pristatyti sistemą, ne gabalėliais, o visą sistemą ir gebės pristatyti jums, pritaikyti prie jūsų. Nes vis dėlto, ne kiekvienas žmogus gali judėti tobulai. Mes turim labai daug traumų, mes turim labai daug ligų. Tos sistemos, jos yra sukurtos taip, kad kiekvienas, bent jau kuksando, gali daryti kiekvienas, kaip mes sakom, kuksando, jeigu gali kvėpuoti, gali daryti kuksando. Bet ką tu turi tada daryti, šalia turi būti specialistas. Nebūtinai šalia prie jūsų kilimėlio, bet jis gali būti, kad ir taip, kaip aš dabar esu, bet kad jūs turėtumėt su kuo pasitarti ir kad tas atsakymas būtų kompetitingas, aišku, ir kad jūs to žmogum tikėtumėt, nes ta emocija tarp žmonių irgi yra labai stipri. Tai aš sakyčiau taip, kad sistema, mokytojas, rutina, nes, ir, kaip sako mūsų meistras Jim Mock, nepersistengti, netinginiauti ir daryti kiekvieną dieną, nors po nedidelį žingsnelį ir aišku, kad būtų įdomu. Ir čia su ta gražia tokia gaida noriu pasakyti, kad turiu irgi tokį pasiūlymą. Iš to, kaip dėliojau viską, kaip žiūrėjau, kas yra su tai žmonėm. Ir dabar mes darėm tokią programą, kuri buvo 21 diena su kuksando, tai 3 savaitės. Ir kaip tik vakar mes ją pabaigėm, buvo toks paskutinis mūsų susitikimas, galbūt ir čia yra žmonių iš tos programos prisijungusių. Ir labai daug atėjo klausimų, o kas toliau, o kaip daryti, o kaip mes tarsi kaip ir galim patys, bet o kas mus motyvuos, nes kažkaip vis tiek, kada žmogus gauna kažkokią užduotėlę, ten keletą kartų per savaitę, kažkokį naują patarimą, naują tašką išmoksta, naują judesį. Ir jis po truputį juda, užtrukdamas nedaug per dieną, bet finale išmokdamas labai daug dalykų ir pritaikydamas juos savo gyvenime. Tai kas toliau? Ir mums kilo mintis, kad reikia padaryti ne savaitės, ne 3 savaičių ir net ne mėnesio programą, o padaryti programą metams. Ir aš tokį iššūkį jums siūlau, prisijungti prie tokios būtent metų programos, kurioje mes iš tikrųjų labai išsamei, labai giliai ir nuo pačių pradžių
mokysimės kuksando praktikos ir rytų medicinos. Ir korėjiečių tos tradicinės medicinos taip pat. Ir mes mokysimės ne tik, kad tos pačios praktikos, bet mes suprasim kiekvieną tą pratimą, mes suprasim, kodėl tai vyksta, todėl čia gali jungtis ir tie, kurie jau praktikuoja, ir tie, kurie nori pradėti nuo nulio. Ir mes mokysimės visas savo sveikatos problemas spręsti kasdienybėje, įtraukiant tiek akupresūrą, tiek judesį, tiek kvėpavimą, tiek meditacijas, mitybos principus. Labai apie sasang bus išsamus kursas, kur mes tikrai nusistatysim ir savo tipą ir išmoksim nustatyti artimajam ir parinkti ir produktus, ir rutiną tam žmogui, nes tai irgi skiriasi, ir judesi, ir visus kitus dalykus. Kalbėsim, aišku, apie emocijų valdymą, apie masažą kuksando, irgi yra tokia dalis. Meistras Jinmok mokys feng shui principų, nežinau, ar žinot, kas yra feng shui, yra toks labai įdomus mokymas, kuris padeda suprasti ne tik žmogaus vietą gamtoje, bet ir moko labai praktinių dalykų, pavyzdžiui, kaip pasirinkti vietą savo namui, butui, kur turi būti galva miegamajame, kur turi būti lovos galvūgalis, tiesiog dėl to tų pačių energetinių dalykų. Nes kartais nemigą galima sutvarkyti perdėjus pagalvę į kitą pusę lovos. Tai irgi yra labai labai įdomus rytuose dalykai patikrinti tų visų tūkstantmečių. Kaip apskritai atrodys ta programa? Aš čia trumpai apie tą programą papasakosiu ir galėsim pereiti prie jūsų klausimų. Tai programa atrodys taip, kad per tą visą laiką mes sukursim tokią bendrą grupę Facebook'e, uždarą tik tai tų dalyvių. Ir taip pat kiekvienas dalyvis turės mūsų svetainėje savo paskyrą, kur bus pagrindiniai sudėti visi mokomieji video, tekstai ir kiti dalykai, ir toje grupėje taip pat. Ir toje grupėje mes ir darysim susitikimus gyvus, klausimai, atsakymai kiekvieną mėnesį. Vesime gyvas kuksando pratybas. Gyvas tai tas ekrane, kas galės atvykti, darysime ir tokius dienos trukmės, aišku, savaitgalį mokymus, akupresūros, masažų, gydytojas Dalius Barkauskas mokys visokių relaksacijos technikų, taip pat papasakos ir apie stuburą, sąnarius ir kitus dalykus. Tokius labai labai svarbius išgyvenimui dalykus. Aišku, bus ta visa mentorystė ir motyvacija tiek pačios bendruomenės, kurie susirinkusi į tą grupę, tiek ir mūsų. Aš irgi būsiu visada ir kiekvieną dieną kartu ir atsakysiu į visus klausimus. Bet kas mane pačią labai žavi šitoj programoje ir aš tiesiog labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi mumis, kad mums pavyko tą padaryti, tai mūsų lektoriai. Aš galiu pasakyti, kad tai kuksando pasaulyje, tai yra stipriausi žmonės. Ir aš tą galiu pasakyti labai labai drąsiai, nes kitų tokių tikrai nėra. Tai pavyzdžiui, yra meistras Jinmok, jisai yra šiandien stipriausias kuksando mokytojas pasaulyje, nes visi kiti jo lygio mokytojai yra už jį kur kas vyresni ir jau jokių pratybų. Ir gyvų, ypatingai su judesiu, jau nebeveda. Tai jisai yra, jis toks likęs vienas, jisai yra to meistro, kuris iš kalnų mums pristatė šitą mokymą, mums mirtingiesiams sūnus su kuksando nuo pačių pirmųjų dienų. Ir jisai šiaip yra labai labai geras akupresūros gydytojas. Fantastiškas iš tikrųjų, tai iš jo mes mokomės būtent tos kuksando akupresūros žinių. Gydytojas Dalius Barkauskas. Nežinau, ar yra kas nors, vėlgi, gal ir nežinau, bet jis yra fantastiškas gydytojas, kuris sprendžia visas judesio problemas. Tai yra sąnariai, tai yra stuburas, tai yra judesys, jisai dirba ir su adatom, tai yra tas dry needlingas, ne visai ta rytų medicinos akupunktūra. Tai yra pirmasis kuksando kovos menų, kuksando turi ir kovos menus, tai jis yra pirmasis mokytojas Europoje. Ir, aišku, šitiek metų dirbdamas su mūsų olimpinės rinktinės sportininkais, tai aš manau, kad jisai įgijo tokią patirtį, kurią tikrai pasigirti gali retas žmogus apskritai pasaulyje. Tada meistras Adriano Alveira iš Portugalijos. Čia apskritai yra žmogus stebuklas, aš jums pasakysiu, jis yra Porto miesto policijos komisaras Portugalijoje ir jisai gaudydamas nusikaltėlį buvo partrenktas automobilio. Šiaip jam metų yra, aš dabar nepamenu tiksliai, turbūt kokie 40, gal 2 ar 3, jaunas vyras.
ir prieš kelerius metus įvyko ta avarija baisi, jisai išgyveno, bet jam keitė klubo ir peties sąnarius. Tai yra 2 keisti sąnariai ir įsivaizduokit, po šitų sąnarių pakeitimo jisai praktikavo kuksando ir jisai pats sako, kad būtent kuksando ir zen meditacijos jam padėjo atsistatyti, atkurti viską ir jisai po to apsigynė 6 taekwondo daną. Aš nedaug galiu papasakoti apie taekwondo, bet tai yra tas mokymas, žinot, kur žmonės skraido. Toks kovų menas, kur ten jie daro fantastinius dalykus. Ir tie jau 5-6 danas, tai ten jau yra kosmosas. Ta prasme, ten yra nesuvokiami žmogaus gebėjimai ir kai žmogus po tokios traumos ir tokios operacijos, jisai gauna šitą daną, tai rodo, kad tas žmogaus galimybės yra absoliučiai beribės. Ir kad mes tikrai tomis praktikomis galime padaryti didžiulius stebuklus. Tada yra Algirdas Kumža, tai yra žmogus atvedęs kuksando į Lietuvą, pirmasis kuksando meistras. Šiaip Algirdas yra knygų autorius ir jis labai daug metų knygų apie kuksando ir dabar jo bus paskutinės knygos pristatymas rugsėjo 7 dieną Vilniuje Mažvydo bibliotekoje 12 valandą, dalyvaus visi meistrai mano ką tik išvardinti ir labai kviečiu atvykti, įėjimas laisvas, laukiame visų labai. Tai Algirdas labai daug metų gilinasi į Dao filosofiją, 5 elementų teoriją ir būtent ta Dao filosofija tai yra ne ta, apie kurią mes dažniausiai girdim ir skaitom literatūroje, mes tokį trumpą gabaliuką mums visur pateikia. Bet Dao tai yra 1000 metų. Dao yra apskritai pirmapradė ta filosofija, kuri kilo anksčiau negu ir įvairiausios religijos ir kiti dalykai. Tai Algirdas būtent apie tai irgi pasakos ir kaip tas Dao yra, kaip žmogus tame Dao susijęs su visa visata, su gamta, kaip mes žinodami šituos dalykus irgi galim visiškai kitaip jaustis ir kitaip gyventi. Eglė, apie kurią ką tik pasakojau, tai Eglė yra kuksando irgi mokytoja, specialistė, yra psichologė ir iš tiesų Eglė tai yra žmogus, kuris gali tuos dalykus apie emocijas, šiaip emocijos yra Eglės toksai gal arkliukas didžiausias, jinai gali apie emocijas, apie nerimą, apie tuos visus tokius sutrikimus mums paaiškinti ir tais vakarietiškais terminais. Nes kartais taip nutinka, kad mes tose rytuose pasimetam ir truputėlį nebesuprantam. Tai kartais reikia, kad kažkas išmanydamas būtent tą dalį vakaruose, mus truputėlį sugrąžintų į mūsų supratimą ir paaiškintų mums suprantamai žodžiais tuos dalykus. Tai tos emocijos mus gali ir susargdinti, jos gali mus ir išgydyti. Ir čia Eglė yra labai stipri būtent šitoje srityje. Ir aišku, aš pati irgi būsiu visą laiką šalia, būsiu kiekvieną dieną, dalyvausiu absoliučiai visose mokymuose ir atsakinėsiu jūsų klausimus, patarsiu. Tai man atrodo, kad tikrai labai stipri šita programa ir jinai truks metus po truputį, kad nebūtų tokios apkrovos, kad čia padarysim 3 savaitės ir visi išeis iš proto nuo tų visų žinių ir visko. Ir šalia visų šitų žinių, aišku, bus labai daug praktikos ir praktinių patarimų. Beje, jeigu kažkas iš jūsų klausotės ir jums yra įdomu, rezonuoja šita programa, tai jeigu jūs dar turit ir sveikatos priežiūros kažkokį išsilavinimą, arba pavyzdžiui, baigę esat biologija, biochemija, daug iš tikrųjų tų specialybių, tai po šitos programos jūs galite gauti ir kuksando specialisto licenciją. Nes šita programa, pagrindinė jos ta visa dalis, yra suderinta su sveikatos ministerija, ministro įsakymu ir būtent mes po jos, kada žmogus baigia, aišku, tie, kas nori jau licencijos, išklausę visą šitą kursą, turi išlaikyti egzaminus, praktinį ir teorinį. Ir tada jau teikia dokumentus ir gali dirbti kuksando specialistais, ne tik tai, kad dėl savęs ir savo šitą programą daryti. Ir paskutinis dar žodis apie šitą programą, manau, kad jeigu bent kiek susidomėjot, turbūt domina kainos. Tai kainos, aišku, prisiminkit, kad tai yra metai, tai yra 12 mėnesių kiekvieną dieną kažkas. Ir čia mes turim 2 variantus, kaina skiriasi 300 eurų tarp tų variantų. Vienas yra, kada sumokam visą sumą iki spalio 1 dienos. Šių metų programa beje prasideda spalio 5 dieną. Ir antrasis variantas tai išsimokėtinai. Tai matot, kaip išdėliojom įmokas iki kovo 1, tai toksai mažiau gal skausmingas variantas, šiek tiek truputėlį brangesnis. Tai va, taip, baigiau.
šitą dalyką. Iš tiesų, sakau, man pačiai labai patinka šita programa, tai aš labai su dideliu džiaugsmu pristatau ir tikrai labai nuoširdžiai kviečiu, nes tikrai matau rezultatus. Mes dabar kaip tik baigiam tokią panašią programą, tai tikrai labai buvo smagu. Mes ją dar dabar pildom, žinot, kai pirmą kartą padarai, tada atsiranda kažkas pasako kažkokių pastabų, viską mes visą tai kaip ir reaguojam ir manau, kad šitie metai bus apskritai jau labai geri ir tobuli. Einu prie jūsų klausimų. Jeigu dar turite kantrybės, tai dabar pasikalbėkim jau apie tai, ko klausėte jūs. Tai einu iš eilės. Įsijungiu nuo pačio pirmo ir matau, kad klausimas yra, ar galiu su kuksando sumažinti miomų augimą. Tai čia vėlgi pasakysiu, ką jau truputėlį gal ir atsakiau šitą klausimą, kaip ir į kitus turbūt panašius, kad kuksando ir apskritai rytų medicina negydo kažkokios miomos ar kažko, jie gydo žmogų. Tai pirmiausia, reikia žiūrėti, kas yra ir kodėl tai vyksta. Tai čia aišku, ta visa tokia, visas ta tyrimai ir panašiai, bet čia aš grįšiu prie to paties energijos cirkuliacijos rato. Pirmiausia, vis tiek mes turim išsiaiškinti, kur sutriko, kur sustojo ta energija, kodėl ten atsirado ta mioma. Ir tada žiūrėti, kaip atkurti tą cirkuliaciją. Tai bendrai kalbant, kad savijautą pagerinti tikrai gali. Kuksando iš esmės nėra gydymas, turbūt reikia ir tą pasakyti, bet kuksando labai efektyviai atkuria žmogaus būtent savireguliacijos mechanizmą. Ir kada atsikuria tas mechanizmas, tada žmogus tos tam tikri negalavimai, skausmai ir labai daug problemų traukiasi arba bent jau smarkiai sumažėja ir labai pagerėja savijauta. Taip, užkietėję viduriai, tai su šita problema kuksando tvarkosi tikrai, žinokit, gerai ir dar šiandien irgi kalbėjau su vienu žmogumi, irgi buvo konsultacija, tai irgi sakė, kad anksčiau kaip ir liktai buvo tokių problemų, o dabar po kvėpavimo meditacijos visą laiką viską tarsi atleidžia ir viskas susitvarkė. Tai va čia toks kaip ir netgi praktinis pavyzdys iš šios dienos. Su pertekliniu raugėjimu ar yra tekę susidurti ir ką sakytų kuksando apie tai, ar kuksando padėtų normalizuoti padėtį. Sakytų tą patį, ką ir sakiau, kad reikia žiūrėti priežastį. Kodėl taip yra, kas čia yra, ar čia mityba, ar čia gal dėl kvėpavimo, diafragma kažkaip spaudžia skrandį, gal čia kažkoks viršsvoris, gal čia kaip tik judesio nebuvimas, o gal kažkokie fiziologiniai, anatominiai pokyčiai, tai jeigu anatominiai kažkas, tada vėlgi gal reikia gydytojo klausti. Labai, žinot, tokie asmeniniai sveikatos klausimai, jie yra labai individualūs. Ir aišku, jeigu yra kažkokie tokie dalykai, gal jūs jau ir konsultavote su gydytojais, nes tikrai dažnai nutinka, kad ta vakarų medicina neturi sprendimo, tai irgi tada žmonės ieško atsakymų kitur. Jeigu dar neteko klausti vakarų gydytojų, rekomenduočiau pradėti nuo ten, bet aišku, žiūrėti iš rytų pusės galima ir tikrai, sakau, tie simptomai labai sumažėja, tikrai. Kas įtakoja didelį prakaitavimą nedidelio krūvio metu? Kitiems žmonėms tokiamis pačiomis sąlygomis taip nebūna, rimtų ligų nenustatyta. Didesnis prakaitavimas gali priklausyti nuo žmogaus tipo. Tai gali būti pernelyg susikaupusi tas vadinamas netikras karštis, kuris susikaupia vėlgi nuo visokiausių stresų, nerimų, nuo tam tikrų, galbūt ir negalavimų, ligų jau gal tai jau yra peraugę. Ir ta jan energija, tas visas perteklinis karštis, jis turi kažkur pasišalinti. Tai jeigu mes neturim tos cirkuliacijos normalios, kai viskas visur cirkuliuoja, normaliai maitinasi, visur yra balansas ir harmonija, tai įvairiai, tai vienam pasišalina, tarkim, su šlapimu, kitam pasišalina per prakaitą, visai būna. Tai čia taip paprastai tariant, tai yra karštis ir tą karštį mes tvarkydami energijos cirkuliaciją. Kenčiu nuo sprogstančių emocijų. Mano mama, sesuo, teta, mamos sesuo, dabar ir mano dukra, manau, kad genai labai trokštų tam padaryti galą. Su genais, žinokit, labai yra įdomus dalykas. Aš tikrai nesiginčysiu niekada su mokslu ir labai jį gerbiu, bet labai didelė dalis dalykų, kuriuos mes, paprasti žmonės, nemokslininkai, nurašome genams, būna mūsų įpročiai, kuriuos mes perdodame iš kartos į kartą. Ir kai, tarkim, ateina žmogus ir sako, aš turiu antsvorio problemų ir net norėčiau numesti keletą kilogramų, bet tikrai niekada nenumesiu, nes ir mano mama buvo, tarkim, su svoriu ir teta ir ten visi. Ir tada tu pradedi žiūrėti, ką jie daro gyvenime. Ir jie visi daro tą patį.
Jie paveldėjo mitybos įpročius, jie paveldėjo dienos rutiną kažkokią, kažkokius pomėgius. Ir tada tu matai, kad čia ne genetika, kad čia yra įpročiai. Tai šitą reikia pasižiūrėti, atskirti, bet sprokstančias, atsiprašau, emocijas kuksando suvaldo fantastiškai ir labai greitai. Tikrai, tik tai čia yra, sakau, ta viena problema, kurią kėliau anksčiau, reikia daryti. Patys pratimai nepasidaro, pats protas nenurimsta. Reikia daryti, pradžiai būna sunkiau, bet po truputį, kitiems labai greitai atsiranda efektas, bet sprokstančios emocijos, tai čia yra absoliučiai kuksando ir sasang tema. Tai visiškai tikrai taip ir tai yra įrodyta netgi ir visokiausiais moksliniais, vakarų moksliniais tyrimais. Išsėtinė sklerozė. Išsėtinė sklerozė yra labai rimta liga ir aš irgi pažįstu keletą žmonių labai artimai, kurie turi šitą problemą. Ir žinau, kokie yra vakarų gydymo metodai ir kaip jie veikia, ir žinau, kaip yra rytuose. Tai aišku, kuksando gali truputėlį palengvinti simptomus, truputėlį tą savijautą, be jokios abejonės. Bet jeigu mes kalbam apie kažkokį rimtesnį gydymą, tai aš jums tiesiog papasakosiu istoriją, kurią mes matėm patys. Tai mūsų to meistro Džinmok uošvienė sirgo išsėtinę sklerozę. Tai reiškia tos mano mentorės gydytojos mama. Ir Algirdas, mano vyras, mes pirmą kartą, kai nuskridom į Korėją, jinai buvo tokia, visa tokia gyvybinga moteris, ir šiaip jau aišku, jau amžiai buvo tada. Mes labai daug su ją bendravom ir paskui po keliarių metų jinai susirgo išsėtinę sklerozę. Ir mano vyras buvo nuskridęs tenai ir jinai tuo metu gyveno jau pas juos namuose ir jinai tiesiog gulėjo lovoje, jai buvo įjungtas filmas ir, kaip vyras pasakoja, sako, jinai net nereagavo į tai, kas ten buvo. Tas absoliučiai toksai, kaip pas mus sakytų, toks praktiškai paliatyvus ligonis. Ir kai jisai atskrido po metų, nes aišku, dukra jau ėmėsi visų priemonių, jinai yra fantastiška rytų medicinos gydytoja, turi savo kliniką Seule, ji ėmėsi visų priemonių ir tai yra aišku ir tos adatos, ir žolelių, ta visa terapija, ir įvairios vibracijos, masažai, taurės, ten yra aišku begalė tų dalykų rytuose. Ir po metų jinai, ta moteris vaikščiojo. Tai Lietuvoje aš nesu girdėjusi, kad būtų atgal grįžimas su išsėtinė sklerozė, dažniausiai, kad būna stabdoma, toje vietoje, kur jau pavyksta sustabdyti. Tai ten iš tiesų atrodė kaip stebuklas. Dabar ta uošvienė jau yra kitam geresniam pasauliu, bet jau jos ir amžius buvo labai garbus. Bet iš patalo ją su tais rytų metodais pakelti pavyko. Tai aš čia tuo neužsiimu, neturiu tokių nei įgaliojimų, nei tokios klinikos, bet jeigu yra galimybė, tarkim, pasikonsultuoti, nuskristi į Korėją, Korėja, pasakysiu, išsyk yra labai brangi šalis, bet įmanoma tenai į tą kliniką nuvykti, tai galima taip pasižiūrėti. Tai tokia būtų istorija. Ar žadate daryti kuksando užsiėmimus Kaune? Aš manau, kad Eglė dabar galėtų įkelti, mūsų yra licencijuotų mokytojų sąrašas. Ir Kaune dirba fantastiška mokytoja Janina Grigalė, tikrai nuostabi ir jinai yra su kuksando nuo pat pirmos dienos, kada mes jau pradėjom, nuo pat pirmojo seminaro, kada mes surengėm, tai nuo 2016 metų ir pati labai toli yra nuėjusi su savo praktika ir tikrai daug metų moko. Tai paskambinkit jai arba parašykit, Eglė įdės kontaktus, šiaip jie yra ir mūsų svetainėje, tai kuksando užsiėmimai Kaune vyksta nuolatos. Šiauliuose domina, tikiu, kuksando gale ir kvėpavimo nauda, bet viena pati tikrai nesugebėsiu ir nežinau, kaip prisijungti prie kuksando. Tai yra dabar du dalykai. Galima bandyti per tą programą, kur aš sakiau, suprantu, kad metai įsipareigojimas rimtas, bet ir efektas gali būti fantastiškas. Arba galit dar luktelti, dabar mūsų kuksando žmonės laikosi egzaminus. Ir jeigu visiems pasiseks, aš labai tikiuosi, kad taip ir bus, tai mes Šiauliuose turėsim irgi mokytojų. Tai galbūt jau po mėnesio kito jau bus pas ką ir pasikonsultuoti ir nueiti asmeniškai, arba kažkoks užsiėmimas jau pradės veikti. Tai mes labai stengiamės, dirbam tuo klausimu ir labai tikiuosi, kad galėsim pasiūlyti. Ar Vilniuje vyksta kas savaitiniai užsiėmimai? Vyksta, bet ne vasarą. Atnaujinsim.
Atnaujinsim ne rugsėjį, nes, kaip sakiau, atvyksta mūsų visi meistrai, tai mes tikrai skirsime visą laiką jiems ir jų renginiams, bet nuo spalio mėnesio labai planuojam atnaujinti užsiėmimus. Tai kas norėtumėte ateiti gyvai, tai labai kviečiu parašyti į info@kuksando.lt ir mes, kada jau formuosime grupės, mes jūs informuosim ir jūs galėsite prisijungti. O šiaip mūsų užsiėmimai vyksta Ogmijos mieste ir tenai tokia nedidelė salė, labai jauki grupelė, tai visą laiką darydavom. Planuojam taip ir daryti toliau. Taip, pagal Kuksando, kas sukelia polineuropatiją. Vakarų medicina, jeigu ligonis neserga diabetu, priežasčių nežino. Man atrodo, atsakiau į tą klausimą. Sukelia disharmoniją, disbalansas organizmo, energijų pusiausvyrą ir reikia žiūrėti. O toliau reikia žiūrėti individualiai, nes nėra taip. Kuo skiriasi rytų ir vakarų medicina? Vakarų medicina turi protokolą. Tarkim, jeigu aš atėjau, man yra sloga, žiūriu, dar kokie simptomai atitinka, jeigu tas ir tas atitinka, aš skiriu tokį vaistą, darau tą. Ir viskas, negaliu nieko daugiau, nieko mažiau. Yra tvarka. Rytų medicinoje nėra protokolų. Ten yra žmogus. Ir todėl yra, pavyzdžiui, jeigu jūs ateisit į individualią konsultaciją pas rytų medicinos specialistą, pas mane, pavyzdžiui, jeigu ateisit, mes labai ilgai šnekėsime. Labai ilgai kalbėsimės, aš jūsų klausiu begalės dalykų. Ir ką jūs mėgstat valgyti, ir kada jūs einat miegoti, ir ar jūs daug prakaituojat, ir ar jūs esate drovus ar nedrovus, kaip jūs elgiatės, tarkim, ten darbe ar namie, ar ten panašiai. Ir mes šnekėsimės labai ilgai tam, kad aš suprasčiau būtent, kur pas jūs, kas pas jūs yra. Tada žiūrėsim, kokios spalvos jūsų paakiai, veido oda, kaip atrodo jūsų nagai, koks jūsų kvėpavimas. Spaudžiu akupresūros taškus, žiūriu, kurie skausmingi, kur yra kažkokios įtampos. Ir tada visą tą susivedus, aš tada galiu jau maždaug įsivaizduoti, kur ta problema. Koks organas ar koks meridianas, ar kur ta energija stringa ir kaip tą ratą paskui atsukti. Tai va čia tas yra toksai skirtumas, kad čia nėra tokio atsakymo, kad jūs manęs paklausėt ir aš jums iškart atsakiau. Aš jums turiu užduoti dar 50 klausimų tam, kad galėčiau atsakyti. Ar akupunktūros ir akupresūros taškai iš esmės tie patys, tik skirtumas tarp adatėlių ir spaudimo principo? Ne visai. Yra tikrai labai daug, kurie sutampa. Kai kurių, aš dabar labai studijuoju būtent akupunktūrą, tai kai kurių taškų, Kuksando akupresūros taškų, kuriuos mus moko tenai Korėjoje, labai efektyvių beje taškų aš nerandu. Ir akupresūra negali turbūt stimuliuoti visų akupunktūrinių taškų, todėl kadangi adata pasiekia toliau. Tai vis dėlto akupresūra mes stimuliuojam tuos taškus, kurie gali pasiduoti tokiai stimulacijai. Ir adata tai dirba kaip adata. Kuksando akupresūra, kaip ir sakiau, Kuksando yra mokymas apie gyvybės energiją. Tai spausdamas akupresūros tašką, jeigu mes kalbam apie gydytojo ir paciento santykį, tai spausdamas akupresūros tašką gydytojas pasiunčia energiją. Todėl tokių tikrų specialistų, kurie gali atlikti gerą akupunktūrą, yra labai nedaug. Akupresūrą, atsiprašau, yra labai nedaug pasaulyje. Todėl, kadangi tu atiduodi labai daug energijos, tai vienas dalykas, tu turi gebėti ir žinoti, kaip ją susirinkti atgal, tai to moko Kuksando. Ir kitas dalykas, atiduodamas energiją, tu turi atiduoti švarę ir gerą energiją. Jeigu bet kas pradės siūsti tą savo energiją, tai irgi nežinia, kokia bus iš to nauda. Tai kai mes savo keletą taškų pasispaudžiam, tai čia viskas yra gerai, bet jeigu jau užsiimtumėm kažkokiu tai gydymu, tiesiog taip sužinoję keletą taškų arba taikydami ten, kur adatos spausdami, tai Kuksando metodika yra būtent dar su ta visa energija, kurią mes pratybų metu ir suakumuliuojam ir paskirstom ir mes jos turim ir jinai, kadangi vyksta ta visa cirkuliacija, jinai aišku pasidaro ir švaresnė, ir tyresnė tokia ir tada mes tikrai turim ką atiduoti. Ar galima paaiškinti energijos rato aktyvavimą kaip nervo klajoklio aktyvaciją? Čia yra labai geras klausimas ir labai vakarietiškas klausimas. Iš tikrųjų, daug dalykų mes galim, kaip pasakyti, suvesti ir bandyti paaiškinti tais dalykais, bet aš nesiūlyčiau to daryti, nes tada mes nutolstam nuo tos rytų prasmės, nuo tos energijos savokos.
Nes ta energija, jinai yra truputį daugiau negu nervas klajoklis, jinai yra daugiau negu hormonas, jinai yra daugiau negu limfa, tai yra daugiau negu kraujas. Tai yra energija, tai yra gyvybės energija. Tas dalykas, kuris mus veda, mes vis tiek nesam vien tik tai kažkoks toksai robotas, kuriame tiesiog veikia kažkokios schemutės ir vaikšto. Tai yra va, ta gyvybės, ta tokia gyvybės liepsnelė, tai jinai yra daugiau negu tai. Tai aš todėl visada sakau, jeigu mokomės rytų medicinos, mes pabandykim tą, ką mes tas žinias truputėlį patraukti. Ir kaip žinot, tas toks pasakymas yra ateiti su tuo tuščiu podeliu. Nes kai ateini su pilnu, tai tavęs nebegali pavaišinti savo arbata. Tai taip lygiai taip pat mums, aš suprantu, kad lengviau, kada randam sąsajų ir aš pati pačioj pradžioje ieškodavau tų sąsajų su vakarų medicina, bet paskui pamačiau, kad tas veda į negerą kryptim. Nes tą rytų mediciną reikia suprasti ją, joje įsigyventi, tada paaiškėja tie dalykai. Tas lyginimas paskui vis tiek pastringi kažkurioje vietoje. Tai va, tai tas atsakymas būtų apie tą nervą klajoklį, tai ir taip ir ne. Kažkiek tai taip, be jokios abejonės. Ar yra Kuksando amžiaus ribos, kalbant apie vaikus? Ne, nėra. Na, aišku, koks ten kūdikėlis, mažiukas, jis nelabai ką ten padarys, nebent kokį mėgdžiodamas mamą ar tėtį. Kur yra problemos su vaikais. Su mažu vaiku reikia truputėlį adaptuoti, jau čia turi specialistas dirbti, matyti, nes nuobodu būtų turbūt pilną praktiką daryti. Paaugliui būtų sunku, irgi paaugliai turi tos energijos, 20-mečiai tokie irgi daugiau dažniausiai turi energijos, nors dabar jau aišku, tas visoks nerimas jau anksčiau, jau labai, labai jaunėja. Tai dėl to dažniausiai Kuksando reikia daro tie, kurie, kaip jau žinot, kažko pasiekė gyvenime, jau čia viskas užsisuko ir sveikatos nebėra. Tai va, tada atsigrėži, suskamba skambutis ir atsigrėži. Bet šiaip, jeigu žiūrėt iš principo pagal sveikatos prasme, tai nėra amžiaus ribos nei vienoj, nei kitoj pusėje. Balandžio viduryje griuvau ir susilaužiau dešinės kojos šyvikulį. Po 5 dienų pajutau, kad kairės kojos šlaunies priekinės pusės raumuo virš kelio sąnario yra lengvai užtirpęs, kojos kaulas sugijo, koja liko užtirpusi. Ar galima šioje situacijoje ką nors padaryti, kad koja atitirptų? Nežinau, kokia ten ta yra problema, ar ten tik tai užspaustas kažkoks nervas, ar sudirgintas, ar jis ten kokio lygio tas yra dalykas, bet šiaip dažniausiai tai įmanoma būna. Tai būtent su tuo judesiuku, tas toksai tausojantis judesys, kvėpavimas, ta ir energija, kraujotaka pradeda atsigauti ir tie būna labai, kad atsigauna. Taip. Manau, kad galima pagerinti tą situaciją. Ką manote apie iškrovos dienas ir protarpinį badavimą? Oi, koks geras klausimas, pamiršau tą pasakyti prie mitybos. Na, labai planavau irgi, bet va iškrito. Nemažai žmonių pas mane ateina po iškrovos dienų, susigadinę savo virškinimą. Ir aš pasakysiu, kad aš negaliu pasakyti radikaliai, kad tai yra labai blogai, bet kai mes kalbam apie kažkokį detoksą, mes nepagalvojam apie išsivalymą tokio organizmo, mes nepagalvojam, kaip tai paveiks apskritai visą sistemą, visą kūną, nes tai nėra vien tik tai skrandis ir žarnynas. Tai Kuksando sako, kad per vieną bado dieną prarastai energijai atkurti reikia minimum 3 dienų. Ir tada kyla klausimas, ar vis dėlto daryti bado dieną ar dienas, ar neužsiteršti. Tai aišku, neužsiteršti yra sunkiau, bet įmanoma. Tai aš sakyčiau taip. Jeigu kalbam apie protarpinį badavimą, tai vėlgi, kas yra protarpinis badavimas? Jeigu mes nevalgom nuo 7 vakaro iki 7 ryto, tai yra, ar nuo 6 vakaro iki 6 ryto, tai yra, fantastiškas apskritai gyvenimo ritmas, dienos ritmas. Jeigu mes kalbam apie tai, kad mes valgom tik kokias 4 valandas per dieną, tai gali būti toks dalykas ir rytuose tikrai matau irgi būna tokių patarimų ir Kuksando to neneigia, bet čia reikia labai žiūrėti individualiai, nes pavyzdžiui, jeigu žmogus, tarkim, turi tą patį rūgštingumą, jisai turbūt turės valgyti ar skrandžio kažkokią ligą, opą, dar kažką, tai jis turi valgyti po truputėlį nuolat, jisai negali daryti tokių pertraukų. Tada, pavyzdžiui, jeigu yra labai išreikštas toks Jan tipo žmogus, kai kalbėjau apie tos žmonių tipus, tai pavyzdžiui, Jan tipo žmogus, jis turi labai daug tos pykčio energijos ir jinai skaldo tą virškinimą ištisai. Ir jeigu tas Jan tipo žmogus, kuris bus toks išsibalansavęs ir tas Jan jau labai paėmęs viršų, jeigu jisai nuolatos po truputį nevalgys, tai jisai bus labai piktas, jisai tiesiog tos emocijos ištisai šaus ir sprogs.
Tai čia toks reikia labai labai žiūrėti individualiai, čia nėra vieno atsakymo į tokį klausimą, tai tik pačius principus galiu pasakyti. Eglė man sufleruoja, kad čia kai kalbėjom apie pratybas, tai prieš ateinant į pratybas reikės išklausyti įvadą, nes mes jau per pratybas nebemokom nuo pačių pradžių, jau žmogus turi būti šiek tiek susipažinęs. Tai apie tą įvadą, tai irgi jeigu jūs norėsite į pratybas, tai informuosim, kaip su tuo įvadu irgi susipažinti. Ar galima subalansuoti energijos kryptis, jeigu yra pašalinti gyvybei nesvarbus vidiniai organai? Galima. Kas vyksta, jeigu pašalinamas organas? Tai pavyzdžiui, blužnis, tulžis, inkstas, daug ką galima pas mus šalinti. Tai tada jų pagal rytų mediciną tų organų funkcijas perima poriniai organai arba to organo meridianai. Tai reiškia, kad tarkim, jeigu yra kepenis tulžies pūslė, porinis organas, širdis plonoji žarna, plaučiai storoji žarna, ten, sakykime, blužnis, skrandis, kasa, inkstai šlapimo pūslė, tai va, visą laiką kažkas tikrai tą perima. Taip, turiu 3 stuburo išvaržą, stenozę, klubo artrozę, vaikštant labai skauda kojas ir juosmeninę nugaros dalį, kada sėdžiu nieko neskauda, ar padėtų kuksando išspręsti šitas problemas. Išspręsti nežinau, reikia žiūrėti, čia vėlgi labai individualu, bet kad galėtų pagerinti situaciją smarkiai, tai tikrai taip. Tai be jokios abejonės. Ką kuksando sako apie užterštumą? Ingrida, patikslinkit, apie kokį užterštumą kalbam, gamtos, žmogaus, maisto, nežinau, žemės, vandenynų, nežinau apie ką kalbė. Aha, va, jau Eglė irgi paprašė, kad patikslintų. Kaip čia yra? Kodėl tokia gera sistema, tokia sena ir tiek vertinama ir tik taip neseniai patapo prieinama vakariečiams? Jūsų minimas meistras ją padarė prieinamą, bet gal kiti korėjiečiai galvoja, kad tai šventvagystė, juk tie vakariečiai visai kitaip mato ir veda gyvenseną. Čia juk jų korėjiečių meistrystės, išmintis, patirtis ir taip toliau. Kaip jaustis mainais kažką duodantis, jei iš kitų išmokstama kažko labai vertingo? Taip, tai mes į šitą klausimą daug pasakoję esam iš tikrųjų ir galiu dar pasakyti, labai geras klausimas, turbūt labai logiškai kylantis, kodėl čia taip buvo slepiama. Todėl, kad šita sistema, jinai iš tiesų buvo slepiama. Tai yra korėjiečių, iš esmės galima sakyti, nacionalinė vertybė šitą praktiką. Jie ją labai vertina, labai didžiuojasi, bet reikia žinot Korėjos istoriją. Dar praėjusiam šimtmetį buvo žiaurus karas, kuris praktiškai nušlavė Korėją. Jeigu kas nors esat buvę, tai Korėjoje yra fantastiškai gražu, yra gamta, yra kalnai. Miestai ten yra atstatyti iš naujo. Praktiškai senamiesčių kažkokių jų nėra. Buvo baisus karai. Ir tie karai kartojosi. Tai buvo karas su Japonija, karas su Kinija, ten visokie mongolai, kas tik nori, puolė Korėją. Ir o Korėjos teritorija sudaro 70% maždaug sudaro kalnai. Ir tie kalnai, jie tokie yra painus. Jie nėra dideli, tai nėra Himalajai, bet jų yra daug ir jie ten apaugę visokiausiais miškais, tenais tose kalnuose puikiausiai galima slėptis ir gyventi. Ten yra 1000 šventyklų. Tai tas kuksando buvo kalnuose, perdodamas iš lūpų į lūpas, to meto išminčių. Šiandien mes juos vadintume mokslininkais. Ir prieš tuos daugiau negu 50 metų tų išminčių buvo nuspręsta, kad vis dėlto tai, kas darosi dabar pasaulyje ir kur viskas eina su tom visom ligom, milžiniškom pandemijom, karais, gamtos reiškiniais, nuo to paties užterštumo ir kitų dalykų, kad vis dėlto, kad šitas mokymas gali padėti žmonėms, jaustis ir geriau ir galbūt kažkiek padėti apskritai tai visai žmonijai. Ir todėl buvo labai stipriai, jau su labai stipria intencija ruošiami tie meistrai, tas pavyzdžiui, mūsų meistro Džinmok tėvas. Ir jis iš tų kalnų, iš tų išminčių ir nusileido turėdamas tą misiją. Jis ne pats sugalvojo, kad aš dabar pabėgsiu iš tų kalnų ir dabar čia kažkam kažką papasakosiu. Čia buvo jo didžiulė misija. Ir jisai tą misiją darė labai daug metų. Jisai keliavo ir tą pačią Japoniją, ir Ameriką, ir visur, ir jisai skleidė, jisai rodė, jisai buvo, jis tą energiją buvo išugdęs apskritai kitokių visiškai virš žmogiškų savybių ir jį galima surasti, jūs galite pasigūglinti YouTube, yra
Chung San, Suhun San vadinasi, jo tas yra vardas pavardė, Kuksando galit suvesti ir pamatysit, ten yra tokių vaizdo įrašų, kur pavyzdžiui, jisai sėdi lauže, aplinkui laužas sudėtas ir jisai sėdi ilgą laiką ir paskui tą ugnį užgesina ir jisai jam nieko, jisai reiškia savo tą energiją atstumia ugnį. Viskas nufilmuota, ten japonai paskui labai tyrė tos įrašus ir tikrai nėra jokios apgaulės. Jį nuleido į vandenį labai giliai. Ir dabar nepamenu, ar po 17 minučių, ar po kiek jau jį ištraukė, nes nusprendė, kad jisai jau yra miręs, o jisai labai pasipiktino, kai jį ištraukė, nes sako, aš dar galėjau būti. Tai va, tai yra tie video, tai čia ne kažkokios pasakos ir išsigalvojimai. Ir mūsų meistras žino, aš irgi paklausiau, su kokie jūs galite išbūti, pavyzdžiui, nekvėpuodamas, ir jis man ten pasakė daug tų minučių ir aš galvojau kažkaip, neįtikino manęs tada pačioj pradžiai mūsų pažinties. Ir kada jis atskrido į Lietuvą, mes jį nusivedėm į baseiną čia Vilniuje. Ir aš, kadangi savo akim mačiau, tai galiu irgi pasidalinti absoliučiai tikrą istoriją. Jisai iššoko į tą baseiną, panėrė. Ir jis po to vandeniu nuplaukė iki vieno galo, apsisuka, plaukė į kitą ir jis taip plaukia ir aš suprantu, kad tos minutės eina, o jis vis dar plaukia po to vandeniu. Tai toks gal paprastas atsakymas. O kaip jaustis mainai kažką duodantis, jeigu iš kitų išmokstame, aš manau, kad priimti su didžiuliu dėkingumu ir naudotis tuo, nes jie tam ir duoda, kad mes geriau jaustumėmės, kad mes taptumėm geresni. Jeigu aš tapsiu geresnė, tai mano aplinka irgi po truputėlį taps geresnė, tada jų aplinka taps geresnė. Ir taip, žiūrėkit, gal mes ir galim pakeisti kažką ir apskritai, ir savo kieme, savo mieste ar dar plačiau. Taip, išsėtinė sklerozė, apie tai jau pakalbėjom, autoimuniniai sutrikimams, kaip įveikti savireguliacijos mechanizmą, bet autoimuninis sutrikimas ir yra savireguliacijos mechanizmo sutrikimai. Kada kūnas valgo save, tai nėra normalu, tai yra sutrikimas, tai reikia irgi žiūrėti, kas yra. Ar galima pas mane užsiregistruoti konsultacijai? Žinoma, Vilma, tikrai galima ir Eglė tuo jums atsiūs nuorodą. Labai, labai lauksiu. Taip, programoje kontaktiniai susitikimai Vilniuje, atskiras temas aptarsite ir klausimų atsakymų sesiją, o kas negali dalyvauti, esu iš Kauno. Tie kontaktiniai tai bus keli, bus tik savaitgaliais ir labai iš anksto įspėjame datas. Tai tikrai pas mus, prašau? Dalis datų jau ir dabar yra, iki kovo mėnesio visos datos yra paskelbtos ir paskelbsim turbūt jau kitą savaitę arba vėliausiai rugsėjo 1 savaitę paskelbsim ir iki pat birželio mėnesio jau visas datas. Tai pas mus, žinokit, žmonės skrenda ir iš kitų šalių, tai iš anksto žinodami nusiperka ir tuos bilietus pigesnius ir paskiria tą dieną, nes aišku, galima ir online tą padaryti, bet iš Kauno, man atrodo, atvažiuoti, kada akupresūrą išmokti gyvai ir išmokti per ekraną, tai yra du nesusisiekiantys indai. Sakyčiau, kad turbūt viskas įmanoma. Ar kaina ta pati, nepretenduojama į licenciją, nes neturi medicininio išsilavinimo? Ta pati, žinokit, programa ta pati, mes viską duodam ir tiem, ir ta licencija yra, tai irgi žmogaus didelis įdirbis asmeninis, jeigu jisai nori dar ir mokyti kitus. Tai mes mokom ir to, tai jūs galite, tai jo, kaina nesiskiria. Psichinės lygos ir kuksando. Nežinau, ką turit galvoj psichinės lygos, sakydama, jeigu mes kalbam apie kažkokią lengvesnę gal depresijos formą, kažkokios, tarkim, ten liūdesio sutrikimus, dėmesio sutrikimus, tai tikrai galima labai rimtai kalbėti. Bet jeigu psichinę ligą mes kalbam jau kažkokią rimtą, labai stiprią ir pažengusią, čia reikia labai žiūrėti individualiai, nes meditacijos kartais gali, žmogus, kuris turi labai rimtą psichinę ligą, turbūt gali gal ir negrįžti paskui iš tos meditacijos. Tai yra, taip aš gal labai taip primityviai paprastai pasakiau, bet reikia tada žiūrėti individualiai. Priklauso, nes psichinė liga yra labai didelė ir plati savoka. Taip, dėl Kauno jau atsakėme, skaičiau, kad polineuropatijai gali padėti ciberžolės šaknies sultis, bet pasidomėkite tiksliau. Aha, tai čia patarimas jau buvusiam klausimui, ačiū. Po stuburo operacijos neatsigavo nervas femoralis, dėl silpnas keturgalvis raumuo, to pačiu ir kojas. Sunešiojau kelio kremzlę operuotą, dabar kitos kojos kremzlę sunešiojau. Ar galima dar atgaivinti nervą?
nežinojau, kad tokios pasiekmes bus dėl neatsigavusio nervo. Jo, dėja, yra labai susijęs mūsų kūnas, visos dalis su kitomis. Ar galima atgaivinti nervą, nežinau, labai individualu. Būna, kad galima ir mes turime apskritai visiškai tokį fenomenalų pavyzdį. Kaune yra tokia moteris Aldona, mes apie ją rašom, jinai leido ir nuotrauką net įdėjom į Facebooką. Jinai 10 metų buvo paralyžiuota nuo bambos žemyn, reiškia visiškai kūno, pusės kūno nejautė. Ir pradėjus daryti kuksando, jie atsigavo tie pojūčiai ir gana greitai atsigavo. Ir jin dabar vaikšto, gal nelabai lengvai, bet vaikšto, tai įsivaizduokit po 10 metų. Aišku, yra skausmai, kai nervai atsigauna, tai nėra malonumas, tai yra didelis skausmas ir gali irgi būti kartais ir tokia didelė kančia, bet atsigauna, suprantat, atsigauna, kaip mes su jie vis pakalbam, jinai sako, aš jau ir padais jaučiu, tarkim, žolę. Tai įsivaizduokit, kai tu prieš tai nieko nesušilo tos kojos, visiškai pėdos sušilo, pirštai kojų. Tai visokių būna dalykų, tikrai mes esame matę labai didžiulių sėkmės istorijų. O bandomasis užsiėmimas įmanomas, gal man paprasčiausiai neprikibs. Kaip suprantu, konsultuojate ir individualiai. Konsultuoju taip ir individualiai ir darom ir tokius ir grupinius, dabar tas tokią didžiulę programą rengiam, tai taip. Dėl to neprikibs, pasakysiu taip, kaip sako jie. Aš to labai tikiu. Rytų praktikos, tie fundamentalūs tokie sveikatos mokymai, jie yra tinkami kiekvienam. Ir čia yra tiesiog pasiryžimo klausimas, reikia tiesiog eiti tuo keliu, nes netikti negali. Gali nepatikti, gali erzinti, kad jums reikia daryti dalykus, kurių nesinori daryti, nes būtent tie dalykai, kaip ir kalbėjom, gali būti jums patys naudingiausi. Bet kad netiktų, tai taip niekada nebūna. Čia tiesiog tas gal santykis. Gal mokytas gali netikti kažkas dar tokie dalykai, bet pati praktika netikti negali. Kelia ranką kažkas, atsiprašau, taip, Aldona, taip, paspauskit šitą mikrofoną, jeigu dar esate čia. Aldona, mikrofoną pas save paspauskit, turėtų jumis įjungti garsas. Tiek tau dabar paskui tada, jeigu ką. Ar yra galimybė apie Sasank paskaityti lietuviškai? Deja, ne, dabar galvoju, kur čia ta mano knyga. Lietuviškai apie kuksando yra ta knyga mano reklamuota Algirdo. Galima irgi pas mus įsigyti arba ateikite rugsėjo 7 į knygos pristatymą. Yra kuksando vadovėlis, meistro Džinmok rašytas lietuvių kalba, dar turbūt porą knygų pas mus yra visiškai tiražą baigiam išparduoti. Irgi svetainėje, o apie Sasank yra tik angliškai ir dabar žiūriu, čia yra, bet čia sunki knyga, čia jau tokia mokslinė knyga. Tai yra daktaro Gary Wagman vertimas. Yra Lee Jama, toks yra Sasank pradininkas, kūrėjas. Tai čia yra to Lee Jama knyga, išversta iš korėjiečių kalbos mano mokytojo, daktaro Gary Wagmano, bet čia jau yra tokia jau rimta medicininė knyga ir labai tokia gana sudėtinga anglų kalba. Yra viena truputį lengvesnė apie žmonių tipus, bet čia dabar žiūriu po ranką neturiu. Bet irgi Gary Wagman, bet Amazonė jūs galite, jeigu Amazonę naudojate, susivedat Gary Wagman su W ir jums duos visas knygas anglų kalba apie Sasangą. Yra labai mažai. Labai mažai, lietuviškai nėra nieko. Taip, aš dar norėčiau pagirti visus prisijungusius vyresnio amžiaus žmonės. Man labai smagu, kad domitės ir rūpinate savo sveikata. Sėkmės visiems. Taip, dėkui. Taip, palaukit, dabar kažkaip man čia nubėgo klausimai. Viskas. Taip, atsiprašau, jau minėjote, bet paklausiu, nes prisijungiau vėliau, ar bus šio webinaro įrašas. Aš įrašinėju, jeigu jisai man pavyks, tada bus. Tikiuosi, kad bus ir mes jį įdėsim ir jums atsiusim nuorodą, jeigu dar kažką norėsit ir sukelsim. Tai va, atrodo, nebėra klausimų. Jeigu aš kažką praleidau, tai parašykit iš naujo arba kelkit ranką, įjungsiu mikrofoną. Ir, žinot, dar pagalvojau, Eglė man čia sufleruoja, kad parodyčiau,
tiem, kurie ilgiausiai čia su mumis išbuvo, turėjo daugiausia kantrybės manęs klausytis, akupresūros tašką parodysiu. Kadangi daug kalbėjom apie emocijas ir apie jas, tai pasakysiu ir kai kalbėjom, kai rodžiau šitą, tai kad būtent emocijos kaupiasi čia, kur širdis, ne, kaip būna krūtiniai, užspausta ta krūtinė, kaista, akmuo, kiti sako, atsiranda tokie. Tai čia iš tiesų kaupiasi mūsų emocijos, būtent čia. Ir moteris kaupia jas labiau, vyrai dar sugeba kažkiek paleisti, o moteris labai yra taupios ir jos čia prikaupia per gyvenimą, atrodo jau pamiršo, o iš tikrųjų liko. Tai tas taškas yra čia, toks emocijų taškas, kaip čia jį pavadinus, jis yra ant krūtinkaulio. Krūtinkaulis, žinot, jis prasideda čia duobutė yra ir paskui čia duobutė. Čia tas visas kaulas toksai yra krūtinkaulis ir maždaug per to krūtinkaulio vidurį yra taškas. Jūs pabandykite dėti nykščio pagalvėlę, nes mes akupresūros taškus spaudžiam tik pagalvėlėm ir geriausia prieš tai dar gerai trint rankas, kad jos sušiltų. Nykščio pagalvėlę dedam ant krūtinkaulio ir pabandykite taip aukštyn žemyn truputėlį paspaudinėti, pajusit vietą, kuri labai bus skausminga arba daug jautresnė negu visos kitos vietos. Ir čia bus tas jūsų taškas. Jeigu radot tą jautrę vietą, paspauskit ir pasukit į širdies pusę, tai reiškia į kairę. Paspauskit ir pasukit. Ir sukit, galit prisukti mėlynę. Akupresūros taškų tik tai negalima spausti, jeigu yra labai išretėję kaulai, kad nelūžtų, kai yra osteoporozė arba, pavyzdžiui, kažkoks onkologinis aktyvus gydymas, tai labai atsargiai. Bet šiaip čia kaupiasi emocijos. Jas valo, kaip ir kalbėjom, kvėpavimas, judesys sutelktas, tas minties sutelkimas, bet tai ir taip pat tas taškas. Tai irgi prisimenat ir vis pasukit truputėlį, pravalykit tą viską, kas susikaupė jūsų krūtinėje. Taip, Gražina rašo, norėčiau įrašo, jeigu galima, tikrai, jeigu jisai pavyko, su visais pasidalinsim. Tai, kadangi atrodo klausimai išseko, labai kviečiu tikrai pagalvoti apie tą programą, nes jinai tikrai, mano galva, yra labai vertinga bus jums, kad jūs suprastumėt ir save, ir kitus, ir galėtumėt padėti tiek savo, tiek kitam. Per metus tikrai galima išsiugdyti ir įpročius, ir rutiną. Ir tikiuosi, kad pasimatysim dar kitose mūsų susitikimuose ar programuose. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū labai, kad dalyvavot ir kad taip kantriai išbuvot iki pačios pabaigos. Viso geriausio.